Dalinausi kubilų su nuoga Inga Valinskinė. Dar žmonių buvo su jumis, ar jūs tik dviesi? Dviese. O, esu ir aš kaimo turizmo sodybai prasilenkęs su Inga Valinskinė po vieno vakarėlio. Tai čia taip su visais duodas? Ne. Duokit man tą kubilą. Inga. Mane sulaikė policininkas, nes kai paprašė pateikti vairuotojo pažymėjimą, aš teises ištraukiau jam iš už ausies. Gali parodyti, va, aš tau duosiu baltą bilietą. Seimo nario pažymėjimas. Tai su tuo baltų bilietu visada praleidžia. Sveiki atvykę į laidą, žinau, kad meluoju. Mano vardas Antanas ir aš esu šios laidos vedėjas. Ačiū labai susirinkusiems žmonėms čia į K2 Comedy klubą ir ačiū mūsų dviem komandom, kurios atvyko šičia į laidą, žinau, kad meluoju, kurioje yra svarbiausia apgauti savo priešinką. Na ir pristatykime pirmąjį komandos kapitoną. Jis turi anglišką vardą, rusišką pavardę ir lietuvišką norą gerti. Tai Antonikis Kitas laidos dalyvis išpranašavo šią laidą, dainuodamas už Antaną. Vienintelis laidos dalyvis, kuris gali suvalgyti daugiau šašlykų per vasarą negu Merūnas, tai Mr. Mūnė! Na ir kitos laidos kapitonas. Nesenai jam ištrynė YouTube kanalą. Tai jam reikia ne tik steroidinės, bet ir finansinės injekcijos. Tai Emilis Jokūbas! Sumeskime jam po ražytę. Čia ką tik tokia ražytės duoda. Kitas mūsų laidos dalyvis yra vienas geriausių magų Lietuvoje, nes per 30 sekundžių gali pradanginti šonkaulių lėkštę. Tai Merūnas Piturskis! Kito mūsų laidos dalyvio nekenčia kikos pardavėjos, nes jis pastoviai pradangina triušius. Tai Mantas Fiza! Na ir greitai priminsiu laidos taisyklės. Tai kiekvienas iš dalyvių turi po 2 korteles priešais save. Jie ištraukia tą kortelę, perskaito teiginį. Tas teiginys gali būti arba melas, arba tiesa. Kitos komandos tikslas yra išsiaiškinti, visgi žaidėjas meluoja ar sako tiesą. Na ir galime pradėti. Pradėkime nuo mūsų didžiai gerbimo pirmojo kapitono. Tai Antonikis Lek. Paplojame! Į metus kartą lankau kalinį, kuris buvo neteisingai apkaltintas. Ką kalinys padarė? Nieko? Nieko nepadarė. Už nieką sėdė, kaip visi. Pala, celofano vardas Antanas? Taip. Celofanas čia? Negaliu atskleisti aplinkybės. O kur tu jį lankai? Prie Vieniškėse. Kur yra Praveniškis? Praveniškis. Kurie namai, pirmi ar antri? Įdomu, gaidys ar normalus? Antri Pravieniškių pataisos namai. Už ką jis sėdi, koks nusikaltimas? Nu, jisai nieko nėra padaręs. Ne, jo, aš irgi. Bet šiaip turto prievartavimas. Turto prievartavimas? Ir jo. Turto prievartavimas. Tu bandai suras draugų savo, eini pas draugų. Aš dabar galvoju, ar čia Andriukas... Jis galvoja, ar gali prievartauti turtą. Kaip žmogų prievartauja? Kaip aš Dakman... Stalą išpyso tiesiog, turtą prievartavimą. O kaip jūs susipažinot? Jisai yra ne pati artimiausia mano giminė. Tai irgi, kaip sakant, pritėvinės išdavikų yra. Genai. O kai įeini į Praveniškės, ką tu matai pirmų atvaizdų, kai užeini ten viską patikrina tave ir po to, ką tu ten matai pagrindinę? Matau nekaltą žmogų nuteistą. Tai ten visi nekalti, bet be policijos, aplinka, interjeras. Baugu, bet šiemet dar nebuvau, tai neatsimenu, gal pasakyti. Bet prasilinkė su kitais kaliniais kitenai. Stengiuosi neprasilenk, bet būna kartais. Pažįsta ten tave? O, Kislionka. Ne. Davai. O, papitaka. Prašau, kad padainuotų, nes galvoja, kad aš Merūnas. Gerai, ir jisai neteisingai apkaltintas. Kiek gavo, bet jeigu vis tiek... 12 metų. 12 metų. Už tai, kad turtą išpiso. Bet 9, man tada jau sėdi, tai... Kanisa protai. Dar porą metų ir podcast'e bus. O, tai koks straipsnis? Išleisk vieną šaltapską. Koks straipsnis yra turto prievartavimas? Neįsivaizduoju. Ne, aš sėdžiu. O jis to prašo ten atnešti kažkokių dalykų.
Maistą pagrindinę. Pagrindė maistą. Jo. O kas yra jo maistas? Avižų kruopos, medaus. Koksai zonai sėdintis, koks nuteistas kalinys. Aš neklausiau, kam medaus. Nori, kad jam avižus atneštų, blė, atrodo, kad apie mane čia šneki, blė, kad nečiokas kažkoksai, blė. Nu, jis įspirtuoja kalėjimą. Avižų proteina, blė. Dėl ko tu lankai? Nu, nes giminė vis tiek kažkas turi lankyti. Kokia pavardė? Gerai, vardą nesakyk. Nesakysiu. O gerai, bent jau tada klyčką, kokį jis ten klyčką turi. Nežinau, nesakė tikrai. Bet jis yra aukštas labai. Tai kažkas jaučiu su to bus. Ambalas. Gali būti. Gali būti ambalas. Gali būti ambalas. Gali būti ilgas. Gali būti šliosas. Antonis Šliusiak. Šliosas labai prasta pravardė. Danielis šliosas, ką? Danielis Šliusiak. Duše visi jo bijo, nes jis šliosas. Jo labiausiai daiktai bijo, nes tik turtą prievartauja. Tai. O tavo šeima žino apie šitą, kiti visi asmenys. Jo. Vienas lankai? Taip. Visi žino, bet tik aš vienas lankau. O tai dėl ko tu lankai? Man patogiausia nuvažiuoti. Ką jūs kalbat? Šalia turi nekilnojamą. Man labai gerai, nes nereikia patį Kauną važiuoti, aš anksčiau išlipu. Tai. Kaip tau merūnai skamba? Šūdą malą. Šūdą malą, ne? Kaip ir teisėsauga, kuri nuteisyti. Esi girtas varės aplankyti. Esu girtas varės į tą pusę, bet pasinė. Mėly, tu čia kalėjimo ekspertas, kaip tau skamba? Oi, nu, jis labai, matai, labai mazinas, kai jo klausė Merūnas apie tą aplinką visą. Nu gerai, važiuoji, kiek vartų yra? Pro kelis vartus reikia pravažiuoti. Nežinau, bet jeigu nori, kad įspirčiau, papasok man. Kaip tu gali nežinau tokių dalykų, tave užrištom akim ten veža, aš nesuprantu. Ne, nu tai ką, žinau, jie pagrindiniai, kur prieini, tada patikrina, tada įeini dar ir jau patenki į pastatą. Tai pro du iš viso punktus praeini. Man atrodo. Antruose Pravieniškių pataisos namuose. Tavo atrodo. Tavo atrodo, ar taip yra? Antanai, tą patį lankyti. Nežinau, kurį, bet buvo senoviniai laikai, dar, man atrodo, ten dainavau. Už ką? Už klausos prievartavimą nusisė. Žinai, už ką jį pasodino? Už Antaną. Lemba, aš irgi buvęs kalėjime 2 kartus. Magiją rodžiau. Aha. Rimtai? Okay. Kaip sekės? Gerai, jiems labai patiko. Pradaginai kalinį. Ne, bet jie labai daug klausinėjo, jiems labai patiko, labai gerai priėmė, sakė. 2 metus nuo sroko pradėti. Ne, jie ten turi laiko repetuoti burtus. Klausyko neprašė žinučių gaudyti per tvorą. Ne. Ne? Bet jokių keistų tokių prašymų nebuvo ten. Davai ten, žinai. Aš esu pats siūlęs. Sakau, su dronu galiu kažką pabandyti, bet... Baigtų mano laikais drono nebuvo, tai aš iš dujų baliono pasidarau šaudyklę su kanalizaciniu 50 vamzdžiu. Tuomet išmanių telefonų nebuvo, buvo tik tai tie mygtukiniai. Tai aplink jį dar popieriaus prikiši, kad spaudimas neišeitų per šonus ir šaudžiau per savo tvartą. Per savo tvartą į kalėjimą? Ir vienas portalas 15 minučių tada nufilmavo, kaip parodžiau pavyzdį, kaip galima užsidirbti pinigų. Kaip po to atvažiavo ir pas mane darė kratą ir atėmė mano tą šaunamą į ginklą. Bet vėliau į mane kariuomenę pasiėmė savo. Po to į man grąžino. Aš negau, kad... Realiai archyvuose yra likę. Teisingą žmogų išrinko, aš taip galiu. Aš negau, kad Nedinskas pachūras yra. Jūs palaukit, kad tiesų, va tada pamatysit. Gerai, komanda, ką mes manom, tiesa ar melas čia? Ne. Abejoju aš. Abejoju. Jo, turiu rimtų abejonių. Melas. Galėjo teisėjas taip abejot. Tai turim vienbalsį melą, na išgirskime, kaip buvo iš tiesų. Ašku, kad tai melas. Tai yra melas! Aš nesu buvęs kalėjime, tik Lubiškis. Mane pakišo. Aš patikėjau. Na gerai, o dabar pirmą kartą istorijoje šios laidos pabandykime sužaisti šiek tiek kitaip. Taškas keliaus komandai, kuri atspės mano tiesą arba melą. Pabandykim. Taigi, aš bandžiau sudaužyti savo telefoną, bet man nepavyko, nes naudojau Burgos dėklelę. Nu gerai, papasako, kaip bandėjai saužyti ekraną. Gerai, buvau ne Romoje, Paryžyje. Suvalgęs porą krosanų, pamačiau, kad gatvėje kažkoks senukas pardavinėja telefonų dėklus. Ir aiškina, kad jie nedūžta, kad man reikia tokį nusipirkti. Aš jam atgal sakau, kad pas mane tai Burga. Pas mane tikrai nedūžta. Nu jisai vis tiek man nori rodyti, kad pas jį geresnį dėklai. Pasėmė su žiebtuvėliu kaitino, tada pasėmė su raktais braižę. Tipo, va žiūrėk, originalus.
Aš tada pasiėmiau ir savo tiesiog telefoną į žemę paleidau. O tos pardavėjas visas išsigandė žiūri. Aš pasiėmu jį nuo žemės, tiesiog pakeliu, išsiėmu iš dėkliuko ir parodau sveikutėlį telefoną. Ir tada jis manęs klausė, how much? Jis jau iš manęs nori pirkti. Sakau, tu iš manęs nepirk. Geriau eik į burga.com ir su nuolaidos kodu KDUCOMEDY XBF gausi 30% nuolaidą. Nuolaida galioja ir su akcija. Perkant 4 telefonų dėkliukus, mokėk už 2. Na, o taškas keliauja burgai. Ačiū jiems už laidos rėmimą ir dabar grįžkime į laidą. Pažiūrėjim, kaip seksis mano kolegai, kuris ką tik nusileido prieš 8 valandas į Lietuvą ir čia yra laidoje. Paplojam jam Mylis Jokūbas. Rakim vartelį. Tai vis tiek. Kolumbijos gėjų bendruomeniai atvedžiau Marijoną Mikutavičių. Žiūrėk, bet gali... Jo, Iš kur jie žino Mikutavičių, ar jie nežino, jie Aš neprašė. supažindinau su Mikutavičium. Kokią dainą introducinai? Drąsių nieks nežudo. Drąsių, bet aš. Drąsių. Nes drąsių nužudė. Jo. Užverstas. Drąsų niek nežinau. Kolumbijai? Jo. Raštis paskambino. Jo, čia buvo Kolumbija. Tu atneši paklausyti. Bogotai buvom su nemažai vyrų, kurie mylisi užpakalį. Bogoti tie vyrai. Bogoti buvo. Ir kaip jie reagavo į tą dainą? Pradžių ne šitą buvo, daug dainų leidom. Tenais Judam Lietuvoje paleidau, aš tenais. Gerai. Dabar norėčiau tada Vizardą paklausti. Ne. Kaip tu, Mikutavičius? Ne, žinau, kad patinka jam. Kam nepatinka Mikutavičius? Mikutavičius. Nu. Jo, Judam Lietuvoje leidau. Kaip jiems judam Lietuvoje? Judėjo, patiko. O rodai visus miestus, kur judam geografiškai. Ir tiesiog sakei, čia jokingi žodžiai. Tai aš jam turėjau versti, vakas keiščiausi, kad aš negu, kad jie prašys mane, tai išversdavo viską, kas čia dainuojama yra. Ir aš toksai tenais, žinai, ten dainuoja, tiesiog, kad žmonės, kur duodas vyrai skirtingose miestuose. Okay. Ir jie tokie, tu, mums reikia Lietuvą varyti. O tu praneši Mikutavičiui, tu tavęs pristatėjai jį kaip gyvai, ar... Ne, aš bandžiau skambinti, aš buvau labai ant stiprių narkotikų tuo momentu, tai aš bandžiau skambinti Mikutavičiui. Okay. Bet nekėlė, man atrodo, laiko skirtumas, tiesiog buvo laiko... Dėl to sakai nekėlė. Tiesiog laiko zonų skirtumas. O ne, aš matau, kad man skambina iš ten, kur -5 valandas. 8. Jau saulelė būdino svietą, bet svietą nesikėlė. Sunku buvo. Nesuprantu, bet man juokinga, bliam. Jei tai tu jiem parodai tą gabalą, jie sako, atvežk į čia pas mus. Jo žiauriai patiko, išgirdo Mikutavičių, sako, kad nesveikas dalykas, tipo, geriausias. Aš biškai išverčiau jam irgi kitaip tenais, aš tipo, kadangi turėjau progą pavertėjauti, aš galėjau savaip susigalvoti, ką ten Mikutavičius dainuoja. Ką sakei? Kad ten mylis, į subinę myli duotis tenais. Dėl to ir patiko. Aš manau, kad Bogotui tas didžiulis turėtų didesnę sėkmę. O per kur leidai? Per telefoną. Taip, Per bluetoothinę kolonkę, tokia žiauriai spalvota turėjo kolonkę. Nes visokie šviečia. Nes gėjai ir dėl to spalvota. Jo, vaivorykštės. O gėjai niekada įleidai? Ką tokie? Gėjai nekadėjai. Kokia daina yra? Gėjai, nekadėjai. Ne, nežinau šitos. Bet Gerai, kad neleidai. Katašunį leidau, ponas Antanai Katašunį buvau paleidęs. Dėkui. Visi šojo. How to say this? Katašunys? Kad aš šudys. Realiai, Hebra, klausykit, yra toks variantas. Trumpai šiek tiek nuo temos nukrypsim. Klausykit, aš važiuoju dabar su mašina, klausau, už 2 dainų baigėsi registracija į Euroviziją. O aš turiu tokį gerą gabalą. O žinot, kas anksčiau dalyvavo Eurovizijai? Daug žmonių šiaip dalyvavo. Vienu žodžiu, gabalas turėjo neskambėti anksčiau iki spalio 1, tai aš taip ir padariau. Daina už Antaną pradėjo skambėti tik spalio 1 dieną. Tai tas gabalas labai tinka ir aš tą siūlau gabalą, kad Eurovizijoje padainuotų Antanas. O bekai galėtų būti Monika ir kiti Antanai. Super. Gal Merūnas dar padės? Pasirašau. Tai klausyk, liko porą. Merūnas padės, davai, Merūnai, aš tik į bekų. Su dėdė Vudžiu jau sutariau ir bus viskas čiki.
Gerai, gal grįžkime į laidą. Gerai, dar aš... Okay, ar čia yra tiesa? Jo. Gerai, aš tada dar ant viršus irgi biškai nukrypstam. Visko gali būti. Gerai, tada nukrypstam dar nutėmas, man YouTube accountas yra užbanintas, aš paskūriau patreon.com Emilis Kubas N18. Mr. Mūni, tu davai plagą. Ką? Tu plagą, tu ką tu pareklamuok ir kažką. Ai, dabar keliavam per Lenkiją, tai ateikit sekmadieniais po seriją. Valgys koldūnus. Valgo koldūnus dabar. Labai Lenkijoje. Gerai, grįžtame į laidą. Prie Lauškų vieną šalą, Patreonė, buvo Vizardas. Metinis koncertas. Prašau. Už mėnesį OnlyFansus paleidžiu. Koncertinis turas gruodį. Gerai, kislekai, kaip manot, ar Emilis meluoja ar nes? O jie tau leido savo kolumbietišką kažkokį... Leido, belekiek, galiu O paleisti. kuo viskas Neleidžia. baigėsi? Kuo viskas baigėsi? Kad vienam tenais vienas labai jau klausė intensyviai to Marijono Mikutavičiaus, jiems žiauriai pradėjo veidas. Tampytis veidas. Alaskovas darė tuo metu. Alaskovas, kapišoną užsidėjęs, užsitraukęs visiškai tą džempo megztinį, užsidėjęs juodus sakinis, gulėjęs su 3 šunim ant sofos, jis jo glostė tos šunis ir jie matai, va, pirštai visi, va taip. Gal galėtumėt apibūdinti, nuo ko jam čia tai buvo? Nu, Mikutavičius. Aš nežinau, kas ta muzika yra. Mūsų būgnai skamba kaip atominė bomba. Tai kolumbiečių muzika tokia tikrai. Kislekai, kaip mes manom, reikia judėti toliau. Melas. Sakot, kad meluoja žmonės. Nu, blemba, kaip melas, jeigu, apsikeiti kultūrinis reiškinys. Aš jį leisiu. Aš vienareikšmiai. Kaip bus Japonijai gegužė, aš leisiu Mikutavičiui Japonų. Nu, mes dainavom karaoke Lenkijoje 3 milijonai. Nu, bet kodėl čia gali būti melas? Jinai nužudės. Man reikia atsakymą, laikas papiškai senka, man reikės paleisti Merūnas Vizardo. Ne, aš manau, kad meluoja. Mylis tiesiog dėl to, kad jis patologinis melagis yra ir dėl to ištrynė jo YouTube. Mertis, mierda. No, mierda. No mierda. Gerai, manome, kad melas, ar ne? Absoliučiai taip. Emilė, priešin komanda mano, kad tai yra melas. Kaip yra iš tiesų? Tiesa. Tai yra tiesa! Galinas taškas keliauja. O dabar Mr. Mūnė eilė. Traukim kortelę. Nori paklausinės, nedėkit. Aš jums sakiau. Aš netikiu. Aš tau galėsiu video parodyti, viskas nufilmuota. Tai aš tau galėsiu draugelį prie vienos aparatūros. Per vieną vakarą gavęs 10 telefono numerių iš merginų. Oi, tu kiek čia būsi koldūnų suvalgęs? Jūs duotų pėm pytų suvalgy. Atsimeni bent vieną numerį. Ne, neatsimenu, užsirašiau. Okay. Jeigu Tailandė buvai, tai gali būti. Jo, kokia čia šaly? Čia ne kelionė, čia Lietuvoje. Lietuvoj? Kokie Ne, mieste? tada ne, tada Tiksliau, netiesa. kokioje apskrity? Kėdainių. Kėdainių. Yra Kėdainiai. Bet tu darai, bet čia buvo filmuojama. Čia kažkas man skamba kaip kažkoks video, kur tipo... Ne, papasakok istoriją, kaip buvo. Londui. Panašus į Kėdainių sekso simbolį. Čia buvo vestuvės, vedėm renginį ir tiesiog susporinom mes filmavom su Aidu, keliavom, filmavom ir tada susporinom, kad reikia man gauti 10 numerių. Tuo metu mes atvykom į vestuvės ir aš per jas gavau visus 10. O kaip gavai, ką prie ką sakei? Tiesiog prieidavau ir sakau, žiūrėk. Aha. O įsivaizduok, aš mergina. Tiesiog prydavau, sakydavau, žiūrėk, ką žiūrėk. Čia... Tai įsivaizduok, tarkime, Emilis yra mergina. Padaryk, parodyk, kaip tu darai. Pakabink mane. Aš Nebūdavo, vestuvėse. kad aš kabinu merginą numerį, tiesiog reikėdavo gauti. Nu tai gerai, aš girtą pana vestuvėse. Ai, pizda, Inga, pizda, jau apsidėti. Ai, man staba hurs, toks geras, dirba toj lentpivį, pizda. Kėdainių cechė dirba, pizda, čia Inga apsidėti, eikti, nahui. Duokit dar 9 ir pizda, ble. Mūnį, prieini. Ir tada aš Mane prieinu. tiešin. Gali parašyti numerį. Ką? Gali užrašyti savo numerį, aš tau... Ką? Čia, aš taip žinau, man ras. Jo. Aš tai maškai, tas, kur Daniuks vaidata, tas, kur 100 pizzų suvalgy. Pizda. Ką? Tai Ingut labai fainai, tu žiūrėk, labai gerai bendraujasi. Ar galėtum parašyti savo numerį ir kai baigsiu, aš renginį parašysiu tau. Pona Šarmas, Mr. Mūnis. Nes surinks vestuvėse 10. Gal įmanoma. Jeigu banga prigėrusių panų ir visos vakare tų vyrų labai šiaip mažai būna vestuvėse, neištekėjusių. Jūs nematėt, kiek jo muziką peržiūrį surenka YouTube, jūs jo ką? Jo, šiaip jo. Ten, ei mažytė, Gerai. kurgi tu? Yra tik tikėtina tada. 10 numerių. Tikėtina, 18 milijonų. Kokios jų buvo reakcijos? Buvo, kad viena iš kurios sunku buvo gauti, arba bent kelios. Netgi, kad visas taip lengvai davė. Nu tai ten nebuvo, kad sunku.
Ne to žodžio. Toks, Fedora tik užsišo. Ten kažkas Instagram, kažkas ką, nu ir susirenki, bet ten tiesiog labai draugiškai. Viskas draugiškai buvo. Sportinio intereso. Ar dar turi tos numerius užsirašęs? Ne. Keliam paskambinti. Bandyk skambinti. Ne. Bet vestuvės jau žinojo, tipo, jis ten turėtų būti. Nu gerai, savos vestuvės. Nu ir ten šiaip dažniausiai porom viskas. Nu buvo pora, kurios vienos, bet skambinu. Nebuvo aktualu. Kaip tam man tai skamba? Aš manau, kad aš vestuvėse daug metų dirbu, dažniausiai žmonės ateina porom, jeigu būna nuotokos draugių maksimum 5, kas žino ar 10 surinkti. Ne, tai aš nesakau, kad jos vienišos buvo. Tai tu nusikabindavai kitų bičių panas, ne? Nu nesikabindavo, aš numerį paprašydavau, čia buvo lažybos. Nuo mėnesio challenge sugriausiu 60 šeimų. Čadas mūnis. Čia visiškas čadas. Galvojau. Ne, bet kai telefono numeriai nebūtinai prašai numerio dėl to, kad taip paskambinti ir pabendrauti, bet gal baldus pardavinėja ar ką nors. Galvoju, kad... Žiūrėk, aš labai pigiai vištieną parduodu, jeigu nori, duok telefono numerį. Faršo dealeris. Taip. Galėsim kartu malt. Gal, nebūtinai dėl... Nice. Šampanas. Čia geras, iš tikrųjų, labai gerai. Šampanas. Merūnai, kaip tau skamba? Skamba kaip tiesa, tai linksti link tiesos, ne? Nu, kai aš irgi toks pat nevykėlis kažkada buvau. Ir iš tikrųjų sudėtinga labai šis numeris būdavo, bet su tokiu veidu, kaip sakai, su gerais plaukais įmanoma. Kiek tu numerį surinktum, pavyzdžiui? Na, aš šiai dienai normaliai. Bet buvo laikas, kada labai buvo nenormaliai blogai. Labai. Vieną gavai ir susitokį. Nu, tai tarp kitko. Čelengą darėm. Negau, kad užveršiuosi. 2 kartus. Nepatikėsi, bet Mikutavičių leidai. Man tai matau per tavo galvą. Aš tiesiog galvoju, tu turi būti žiauriai charizmatiškas, mokėti kabinti makaronus, kad 10 surinktum numerių. Ką tu implikuoji, kad picų valgytojas necharizmatiškas? Jeigu jis atėjo, sako, labas, daug numeriuko, tai ką tu, nepaeis taip lengvai, jis turėjo ar fokusą kokį parodyti, ar kažką papasakoti. Ar kokį bairį. Man tai, aš tau močiutį. Tai aš būnu vedėjom plat, tai čia dabar žinai visą. Aš žinau, dar blogiau, aš žinau, kaip vedėjais nepasitikė. Kur tokie? Būti vedėjas yra žemiau, tavęs jau už vedėją žemiau yra, tik tai nežinau. Sunaikina tas. Gerai, Pradangina pasitikėjimą. Žmonės nepasitikė vedėjais, nu galvoja, kad tu visose vestuvėse tai Žiūrėk, su bachūrais bendraudamas vieną, bet tu nežinai, kus iš Čiešalas, kai pauna. Prie merginų sakai, kaip Iš čia tai žakytės, kaip melksis. Moka, manau, Gali visada iš jo minčių bent vieną numerį ištraukti. Greituškis numeris. Prieini prie panosa, kaip pas mane nagai nukarpyti. Kaip mums skamba, ar dar turim klausimų? Aš noriu Licinsko Antano paklausti, kaip jūs galvojate, jūsų komandos narys meluoja ar ne? Oi, negalima klausinėti taip. Antanas negali meluoti žmonėms. Jis išrinktas į Seimą. Pareklamuosiu. Nekompromituot mano komandos, Emilija. Pareklamuosiu jūsų dainą savo istoriją. Man dar ministeriją valdyt pas. Kaip publika mano, tai yra tiesa ar melas? Tiesa. Manot, kad yra tiesa, ar ne? Emilį, pasiklausęs publikos nuomonės, ką tu manai? Aš savo nuomonės neturiu, pats žinai. Tai aš pasikliausiu publikos nuomonę. Pasikliausiu ir tavo kolegos? Matai, kas yra, jį žino. Jis žinomas vis tiek yra. Čia tau atsirakina tiek dalykų. Bet žinomas. Jo, tas dainas. Ok, raustai praėjo, čia kitas projektas, čia paviršė. Tai komandos nariai, ką jūs matote irgi, ne? Milis jūsų kapitonas? Aš sakau, kad jis žinomas, žinok, tikrai gali gauti. Nu, tipo, čia lengva yra. Man, kad taip, aš priimsiu atsakymą, kad taip, ar ne? O pala, tu negalvoji, kad ne? Aš abejoju, bet dabar jūs mane įtikinot, kad... Dabar moteris laisvesnio požiūrio. Laisvesnio požiūrio, gal kas ten žino. Ne, kai 150 žmonių pašaukė. Taip, tai toks blemba jo, gal ar tiesa? Gerai, žinokime, ar tai yra tiesa ar melas, ar Mr. Mūnis iš tiesų sugebėjo nusikabinti 10 merginų per vestuves. Mūnis, sakyk. Melas. Tai yra melas! Tik yra 16 numerių. Labai Lemba, aišku, patikėti. Vieną tašką atgauna Antano Kislek komanda, na dabar Emilio Kubo komandos eilė. Pažiūrėkime, kaip seksis ponui Merūnui Vitulskiui. Merūnai, trauk kartelį ir važiuoja!
Aš savartinė radau lagaminėlį, už kurį gavau 100 litų premiją. Kas lagaminė? Dokumentai. Kieno? Balsavimo biuletenį. Kieno? Banko direktoriaus. Ok, kokio banko? Hermio. Hermio? Tai tuo metu. Tai aš, klausyk, aš dar vaikas buvau. Aš irgi sergu šito. Aš turiu hermį. Jis banką turi. Kolumbijai. Ar norą. Aš noriu irgi. Nežinau kažkada. Tikėtina, jo. Tai manot, jūs tada... Bankrotinau. Tu subankrotinai? O ką, nebuvo ką veikti. Patranką gėtėme, teisingai. Bet sakai, buvai vaikas, tai kada čia buvo? Man buvo gal kokie 10 metų. Ne, 10 metų, jo. Okay, tai ką tu darai? Tu būni savartinė, taip tiesiog kežiuli, randi ten lagaminą. Ar tavęs paprašė paieškoti? Nepaprašė, tiesiog buvo pas mus šalia namų savartynas. Okay. Nes nepamirškim, bet tai beveik 90-ieji, biški vėlesnis 90-ųjų laikas. Savartino lentas. Savartynas visur. Ir buvo palei Nemuną, buvo pas mus tokia rampa, kurioje vertė šiukšlę žmonės, kas ką norėjo. Tai moliūgai augo, vieną, kad kažkas kūdikį mirusį rado. Ten labai faina vieta tokia. Merūnai, čia linksma laida yra. Tiek daug vertė, kad Kaunas atsirado. Ir radau ten... Ei, tokį. Ble, jau Niekas matau. žino, aš juokauju. Aš jau matau komentarus. Ne taip atsirado iš tikrųjų Kaunas. Jau matau komentarus. Jo, ir tam lagaminėlėje, jo, ten buvo dokumentai. Ir buvo jų 4, man atrodo, net ne vienas, 4 buvo. O tai tu radai lagaminą ir atsidarėjai jį? Nu tai kai matai kažkas įdomaus, ypač vaikui, uždaras lagaminas, sunkus, tai galvoju, ko ten. Bet lengvai atsidarė. Are we happy, Merūnas? We happy. Kaip dokumentai sunkus gali būti? Bet va. Kaip Atsidarė. sakėt, Antanai, pagarsinkit savo Kaip mintis. dokumentai sunkus gali būti? Nu, žiūrint, kas juose užrašyta. Pradaro lagaminą, žvaigždė nupiešta. You're invited, tu keliasi žvaigždės. Ir 3 cepelinai. Ir dahuja grėtinės visur. Šakčerkė. Ir Valinskas su žiūronais kitam krante. Seniai, aš net teatras, man grėtinė pohui. Tik spirgai. Antanas ir Monika yra pavojingi vardai, nes pas juos šeimoje dažniausiai Petras gimsta. Tai Petras Gražulis yra Monikos ir Antano vaikas. Čia labiausiai random teikas, kokias... Būkime atsargiai, Antanai. Ne, bet Aš dabar savo sūnų turėsiu Petrą vadinti, Antanai, ką jis padarė? Gerai, bet tu randi lagaminą, kokie toliau vaikai, ką tu darysi? Namo nusineši, ar ką? Ar ten tiesiog numeris užrašytas paskambink? Man vakare. Aš atėjau, Lauk, ne vienas 10 numerių buvo. vaikščiojau ir žiūriu lagaminas. Taip. Bet kodėl vaikščiai savartinį? Ai, sakysiu. Tai ir vienas ar tai? Ne, viską sakysi, Man Kaune, labai ten nėra ką veikti sąvartynai daugiau, bet tu randi lagaminą su dokumentais, ką tu toliau, ką tu darai toliau? O, sakau. Jo, bet dar toliau. Ne, tu ne osa, kad tu sakai. Šimtas lyg. Ne, nu bet tu sakyti, premiją gavai, kaip darai kitos premijos? Ar ten stovėjo žmogus, pamečiau ir padavė pinigų. Ieškau greitai lagaminę telefono. Okay. Šniūrinio, ar jau mobilaus? Šniūrinių nebuvo. Pala, tu radai dokumentus ir tada įsijungia tau. Alio. Toks reikia padėti surasti žmonės ir gražiai. Jo, reikėjo surasti žmonės, kam priklauso tai lagaminai, jie buvo vogti. Iš banko? Iš banko vogti jie buvo. Ne, visiškai malą. Manot, kad tai yra melas, ne? Taip. Antanas, matau, nepasitikė. Tas nepasitikė. Nerinktų tokį. Ir gavai 100 ko? Litų. Gramų. 100 litrų. 100 litų Taip, už radybas. Už Tu 4 žinai, ką reiškia 100 litų tais laikais? Vaikui. Realiai, tai matai... Savam žaidimui. Realiai jisai... Savam projektą dabar. Ar tu žinai faktus apie Antanas? Jūs, dėdės ir tetos, tikriausiai dar neatsimnate tų laikų, kai pieną gerdavom iš stiklinių butelių ir taip toliau. Ai, gerai, Antanai, užteks, ačiū. Nereikia, šito nereikia. Tais laikais dar nebuvo lito, o litas atsirado 20 metais po manęs. Taip, čia Prieš tai buvo Vagnorkės, po žvėreliai tokie. Mūsų atstovas Seime Antanas Nezinskas.
Ir gerai, toliau tęsiam laidą Faktai su Antanu. Važiuojam. Antanai, kislekai, šį kartą, Antanai, ką jūs manom? Aš manau, kad jis galėjo rasti tos dokumentus, aš tik nesuprantu, kaip jis pinigus gavo už juos. Kaip jis konvertavo po to. Taigi bankas daug pinigų turi. Nunešė į banką. Taigi bankas daug pinigų turi. Hermis. Ne, aš suprantu, kad bankas turi daug pinigų. Kaip jis tau davė tos O pinigus? kieno dokumentai buvo? Tu atnešė į lagaminą. Atvažiavo pas mane ir davė. Ais, okei. Bankas? Jo. Tai žmogus gal kuriam priklausė. Nusileidai iš dangaus. Premija. Tais laikais Vagnorkės buvo, nebuvo litų dar. Irgi Kokiais buvo. laikais? 92 metais. Pereinamasis laikotarpis buvo. Antanai, kaip tau skambartis? Pasitarsiu savo kolegom, su savo Nu, kol komandos. kas iš kolegos Antano nei vieno melo negirdėjau. Tai aš manau, kad čia prisigavo Merūnas biški, nes nebuvo lytų tiesiog to momentu. 92 Buvo, Dar ir Kaune. nebuvo. Litai buvo. Buvo lytai, tikrai buvo. Net Gerai, jau iš beveik kur tu eurai žinai? buvo. Aš buvau gimęs tada jau. Kada tu Buvo buvai? tokie Kelintų 3 13. metų gimimo. Aš 92, tai tada ir gimiau. Mėgstamiausias mėnuo tavo 92 metų. 92 metų mano mėgstamiausias mėnuo. Eik, ir čia su klubu. Prisigavai. Liepa, nes šildymo nebūdavo dar tais laikais. Gerai, sužinokime du dalykus. Ar Merūnas iš tiesų rado lagaminą ir ar Antanas Nedzinskas žino, ar 92 buvo litai. Antanai, ką mes manom? Ne, aš manau, kad meluoja Merūnas. Mano, kad Merūnai pasakyk, tai yra tiesa ar melas? Tiesa. Tai yra tiesa! What the fuck? Dar vienas, Jis nekooperuoja. dar vienas taškas keliauja į Emilio ir jo draugų komandos sąskaitą. Na, o dabar tai, ko mes laukiame, tai Antanas Nedzinskas. Klausiu. Aš turiu modelio veidą. Dalinausi kubilų su nuoga Inga Valinskinė. Pirmą kartą, kad matau, kad žmonės paplotų po kartelės tokia, okei. O kas yra nuoga, Antanai? Kas yra nuoga? Tai yra visiškai nuoga, nuo bebriuko iki galvytės, ar... Nu tai visiškai. Nors aš nežiūrėjau, kaip ten buvo iki galo. Vanduo per purvinas Po buvo. Valinskas leido tik įlipti. po vandeniu tai nematau, kas ten darosi. O dar žmonių buvo su jumis, ar jūs tik dviesi? Dviese. Dviesi. Čia kur, čia kurioji? Kubilė. Ne, bet... O kubilas Kievui. Pripilta vandens. O kokioji lokacija? vandens Ta buvo? prasme, pas jūs čia kažkur namuose? Bilegė, aš Ne, negirdėjau. tai buvo kaimo turizmo sodyba, Klaikėdų metas, maždaug tamsu jau, snaigės, baltos ir... Ne, Antoškė labai yra taupus. Nichuja jis į sodybą nevažiavo. Jisai pas save. Tu turėjau gal kubilą tuo metu, ar čia dar tavo jaunystė? Čia vienas iš tų gal 14 kubilų jūs? Ne, tuomet neturėjau kubilą. Aha. Ai, tai gerai, kiek čia metų buvo jums, ponas Nedzinskas? Nu, prieš kokią 14-15 metų dar. Prieš 14. Jis dar gerai atrodė. Dar jaunas, kai buvau. 14-15 metų. Bet jis nelabai tikiu, žinai dėl ko? Pirmiausia, dėl to, kad jisai yra TV3 produktas, o Valinskienė yra LNK Ai, čia produktas. Clash of Titans. Čia negali, buvo užvirtų vanduo. Bet jie ne prieš... Tašunis, tai neiššau. Merūnai, jie ne prieš kamerą. Arūnui patinka šunys ir katės, jai nelabai, jai reikia prižiūrėti jos, tai žinai. Antanai, papasakokit visą vakarą, kaip tenais, Jo. kas viskas buvo, papasakokit Nu, savo tai žodžiu. Nuo ko kalėdos, prasidėjo? žinot, metas, kalėdinis čia, visi kartu, draugė ir taip toliau. Ar valinot Valinskinę, nori žmonės išgirsti? Nevalinu, aš suprantu. Pirmiausiai tai pirtį sėdėjau, atsibodo man ten pirtį. Sako, Kubilė Valinskinė sėdė. Tai nuėjau. O ko mirksi? Jis jau parinasi, jau jam įtampa kyla. O kodėl jinai ten sėdėjo? Kas ten buvo? Kas ten per Hebra jūsų? Nu, Valinskas darė kažką kito, tai dar jam nerūpėtos. Sarašaitė. Ai, čia buvo daug, tai čia buvo tokia, kaip sakant, Kalėdos, susitaikymas, viskas. susitaikymas, viskas. Daug žymių žmonių buvo tenais, kaip suprantu. Nelabai daug, nelabai. Nelabai daug. 14. 14. Nykštukų. Ar apie ką kalbėjote Kubilė su Inga kalbuose? Kažkaip daug nieko nekalbėjom. Ten buvo tokia prietema, šiek tiek toliau nuo sodybos. Sėdėjau Sarau ramiai ir viskas. Tai Ko jūs dviesi prie žmogaus kabinėjotės? Žmogus su Valinskinė negali pasimauti. Buvote, kaip sakant, ant alkoholio įtakos.
Na, aš tai nelabai. Nelabai buvo. O Valinskas. O Valinskinė? Ar Valinskinė dar galėjo gaudytis, kas yra Valinskas? Jūs ar Valinskas? Ne, gaudėsi, nes, kaip sakyti, kad į nogą supratau, kai Valinskas atnešė didelį rankšluostį apsigopti jai. Okay. Tai jūs tiesiog dviese su Inga sėdėjote, kiek laiko maždaug sėdėjot? Ką žinau, 14 minučių galbūt. O jūs kalbėjot, sėdėdami, ar tylėjot, ar dainavot? Jau žinai, kai Seime kalbi, tai atsibosta kalbėti, po to jau nekalbi. Jau viskas pasakyta. Viskas Tai pasakyta. čia to laikotarpiu, kada buvote išrinkti ir buvote Seimo nariais, Seimo ne? nariais buvot? Taip. Tai čia partijos vakarėlis buvo, ne televizijos. Taip, Ei, jie šventė pergalę. Už biudžeto mokėtojų pinigus. Žmogus taip su Seimo. Jie šventė pergalės dieną, Dien Pobėdą jie šventė. Jie Dien Pobėdą šventė. Sėdėjo su Valinskinė kubė. Jūs, Nirušai, kad aš. Gerai, Emilio komanda, gal tu turi klausimų? Tu atrodo, buvai beveik. Man atrodo, esu ir aš kaimo turizmo sodybai prasilenkęs su Inga Valinskienė po vieno vakarėlio. Tai čia taip su visais duodas? Ne. Duokit man tą kubilą. Inga! Aš jau užkrėsiu Herimi. Televizijos after parties, visa kita. Buvom išgėrę ir taip toliau. Ir labai šiaip tikėtina. Man atrodo, kad labai tikėtina. Man irgi tikėtina labai šiaip. Jo. Yra Buvo Seimo nariai ne prie lovio, o lovio. Pala, čia visi buvo. Jo, aš dabar irgi nesuprantu. Čia į televiziją buvom, ten jis dar buvo. Tokie Antanai, ten nikštukai buvo. Reiktų susimastyti, kai priešo komanda sėdi. Gali būti, aš irgi su Valinskinė buvau, gali būti. Ne, jis už kubilo tupėjo, laukė. Aš malkas. Ne, aš manau, jeigu tu National Geography bet kokį filmą esi matęs, tu tikrai su Valinskinė esi buvęs. Teisingai. Emilė, ar tu patikėsi savo komandos draugais, kurie Bet aš dabar užsigrūzinau, biškai, kad aš nebuvau su Valinskinė, čia buvo. Bet, nu, tai spėjau, jeigu jin taip duoda su visais. Jeigu net su Katašuniu tarp arbalų, kaip sakant, ten maudėsi, nu tai jo, papa. Tai Vėlgi žmogus Seime buvo, tai... Klausykit, gal pagalbos skambučio reikia? Valinskinė? Aš turiu. Galim valyti, turi numerį. Labas, Ingutė. Ir tada jis paėmė. Palauk, rinksai, aš vakar mačiau Valinskienę. Kubilė? Ne. Gerai, Bet nebetėjai. būtų keista, jeigu paklaustum. O tu nebaisi? Pasikviesim Ryfą Valinskinę. Su Valinskiene. Arinsė studiją reikės, kad į kubilą paverstum. Bus Valinskinė kitą epizodą. Gerai, aš sakau, tai tiesa jaučiu, jūs sakot, ne? Gal, jo, šiaip skamba. Aš ne iš tų laikų, tai aš Aš nesuprantu. svarstau galvoju, bet iš tikrųjų žiauriai 50. Jo. Nes kad tikėtina, tai taip. Bet... Ne, Arūnas labai myli Antaną, tai žinau, kad Leistų? viskas ten gerai, leistų. What? Jo, nes kai ten normalūs baliai būna, tai tada viskas yra normalu, tik aš nepamenu Antaną ir tu gerintis esi, čia kitas dalykas. O vaikų turi Valinskinę? Žinai, aš irgi pakvailau, kada pradedam. O nėra, kad vienas vaikas Valinskinės kažkaip ištirpusią žvakę labai panašus. Gerai, Emilė, važiuojam, paimsiu. Sorry. Tiesa. Tiesa, manome, kad tai yra tiesa. Ponas Antanai Nedzinskai, pasakykite, tai yra tiesa ar melas? Tiesa. Aš ploju Antanui tiesiog. Gerai, Antanai, su kokia dar žvaigždė buvo kubilė? Antanai. Ai. Tai gal važiuojam tiek to čia. Nes jei nebuvo, tai nebuvo, viskas gerai. Kitų jau neatsimenu. Gerai, ir pirmąjį ratą uždarys charizmatiškasis, fainasis Mantas Vyza. Paplojam jam! Mane sulaikė policininkas, nes kai paprašė pateikti vairuotojo pažymėjimą, aš teises ištraukiau jam iš už ausies. Gali būti. Okay, dėl ko tave sustabdė, kas čia buvo? Mane sustabdė po renginio važiuojant namo, truputį skubėjau namo. Ai, čia iš to pačio, kur aš skubilė sėdėjau. O jam nepatiko ta magija iš ausies? Jis sulaikė tave? Jis sustabdė mane. Jis Sustabdė. sustabdė ir sako, labas vakaras. Taip. Labas vakaras, sakau. Sako, aš esu pareigūnas, toks ir toks. Prašom vairuotojo pažymėjimą. Ir aš galvau, pajokausiu, geras vaibas, smagi nuotaika. Ir pabandžiau ištraukti teises iš už ausies. Pavyko? Pavyko. Tai vadinasi. Ir kas tada?
Ir tada buvo labai keista reakcija, nes kai tu pradedi staigiais judesiais mojuoti rankomis prieš Tada jau- policininko akis, gali... Ne, bet tu baigtis labai baltas, tai blogai. viskas okei. Bet tiek, kad jis mane pažino. Okay. Ot bėda. Bet ir sulaikė, ir viskas, ar kaip ten buvo? Bet ką reiškia sulaikė? Sulaikė, aš pradėjau Statė prie sienos. muistytis ir paprašė be staigių judesių išlipti ir pasišnekėti. O galiausiai paleido, negavai nuobaudos nieko. Mane nusivedė į automobilį, apklausė ir davė prasipūsti. Iš toks turėsi savo tapatybės kartelę, nepatikėsi. Iš ausies dar vieną. Ne, viskas, bybidėjau su tas rytis. Ar jisai įsižeidė, kad ištraukė tas teisės iš ausies? Taip, jisai sureagavo, nes viskas gerai, kai mes pasišnekėjom tvarko, bet kadangi buvo atidarytas tik langas ir aš pradėjau truputėlį drąsiai jaustis kaip renginį, žmogus sureagavo, nes nesuprato, ką aš ištrauksiu jam iš už ausies ar peilį. Ar čia pirma? Tai viskas labai logiška. Ar čia pirmas kartas, kai tu taip elgiesi su tarnybom ar aptarnaujančiu personalu? Nebūna, kurie ateina ir kad paduoda tau sąskaitą, čia susimokėkit ir tu kartelę taip išžausi. Tai jo, ir aš dažnai darau, net vakar restorane aš vaikų ištraukiau. Ok, gali nepasakoti. Laiku sustabdžiau. Klausyk, man. Aš esu savo daktarė iš Būrio šokolado. Va. Daktarė. Gali parodyti, va, aš tau duosiu baltą bilietą. Nieko nebus sėkingiau šiandien, galima eiti. Baltas bilietas, va. Baltą bilietą Seimo nario pažymėjimas. Nu, tai su tuo baltu bilietu visada praleidžia. Įmonės baliai vestuvės. Ir bairis yra tas, kad tu darai tokį judesi ir žmogui atrodo, kad tu peilį po kaklų kiši ir tada gali laikyti. Aš noriu, man iškart kyla refleksas traukt tazerį. Aš noriu traukt tazerį iš karto. O kada jis pažino jau tave? Ar kai išlipai, ar kad atsisėdai, ar... Kai aš išlipau ir mes pradėjom šnekėtis. Kur jūs važiuojat, kur ką važiuojat, atidarykit bagažinę, parodžiau daiktus, nes mano mašina buvo pilna rekvizitų, su manimi buvo narvelis su papūga. Triušių pilna. Ne, su šiais nedirbau. Mano papūga ir mane pasodė mašiną. Šį būtų, jeigu tu bandytum kyšį išburti, sako, 5 eurų, ne? Gal 100 sudominti? A, kai suplėšom 100, 200? No comments. Antanai, kaip tau skamba? Aš sak, manau, kad negalėtų, jeigu, pavyzdžiui, bet tu sakai papasakai, nes jeigu tu ID parodytum, net pažintų, nes pas tave neparašyta man tas Wizard. Pavardę nežino. Kas žinot pavardę Wizard? Vizorius. Man tas Vizorius. Kaip mane Vizgirda vadina. Visgirdo. Toliausias žmogus nuo Vizgirdos. Kokie miestai? Visgirdo. Vilniui. Nieko nekeičia. Tai gerai, pradėkime. Tiesiog tokį užmetį. Tai prabėgim dar pro O su kokia mašina važiuoji Saudi? Gali būti, kad Saudi. Gali būti. Prabėgim dar prie įvykis teka. Tai tave sustabdo pareigūnas, jis ateina, paprašo tavo teisių, tu ištrauki jam iš ausies, jis sako, lipam lauk. Taip, jisai paprašė. Jisai pasakė, kad jūs greitį viršijote, prašome elgtis pagarbiai, einam su mumis į automobilį ir taip toliau. Tu už greičio Aš esu viršijimą pareigūnas, taip. nušovė su... Ne. Ne? Ne. Jis pamatė, tiesiog labai greit važiuoja. O tai... Už greičio viršijimą, su mašina, jo, iš paskos važiavo ir pamatė, kad aš viršiju ir pradėjau stabdyti. Ne, bet gali būti, žinai, kažkada Eglė ir Rytytė pasakoja, kad padainavo pareigūnui, paleido tiesiog. Čia labai gali. Nuvažiuojant mato, kai links į taktą. Bet čia toks- Čia žasai. Jo. Tai jie atsivijo tave iš paskos už greitį. Taip, atsivėjau už greitį. Apsilinkė. Bet čia toks geras dalykas, kai tu performeris esi, kai tave sustabdo. Gaila, kad stongus mikrofono neišsitraukia. Boku, 15 minučių dabar. Bardačiokė premisą ieško visą. Gerai, sveikimas manom. Mikrofonas su kitu su. Čia labai tiesa gali būti, nes jis pastoviai darė tas nesąmonės, kai su juo kalbėjai tokius. Žinai, jaunystė, jaunystė. Ja. Kaip autistas. Kad tokį dar. Ausinį. Čia visiškas Wizardas. Antanai, ką jūs manas? Taip, teisybė. Man teisybė, Mariau. Tu, Antanai, esi kad nors nuo policijos išvengęs padainavęs ar kažką parodysim, ne? Kažką parodysim. Ne, jie pamato ir bėga nuo manęs. Okay. Baltą bilietą. Sveika reakcija. Baltą Greičiau bilietą važiuok, turi. Jis neturi problemų su policijais. Baltą bilietą nešiojas. Kokias jam problemas? Gerai, Antanai. Jis suvalgė du pareigūnus. Slekiai, man reikia atsakymą. Aš manau, kad čia tiesa. Tiesa, ar Aš ne? labai tikiu jo. Gerai, man tai... Bet čia gali būti. Wizard. Labai skamba kaip tiesa. Man irgi Galima įdomu tikėti. sužinoti ir mūsų laidos Aš norėčiau svečiams, ar tai yra tiesa ar melas.
Tai yra melas. Tai yra melas. Kaip gerai. Žmogus tiek patirties. Mane yra sustabdę ir aš visada norėjau padaryti triuką, ištraukti ir aš dažnai darau, kad ištraukiu monetą, visada stengiuosi žmonėm kažką parodyti, bet žmogus, kai stoja prie manęs su ginklu, naktį, sudirgęs ir taip toliau, bijau, kad šitas bairis nepais. Baisu padaryti. Kur mano teisės iš skirbelės daiktus traukia visą? Ai, ne, čia servetėlė, kur nesibaigia. Gerai, ir po pirmojo turo mes turime 5-1. Vieni vartai, pažiūrėsim kaip seksis antrajam rate, gal tai bus istorinis comebackas, o galbūt ir ne. Pažiūrėsim kaip seksis Antanui Kisliakui, paplojame. Tai mūsų komanda išreitinguos aukščiau pat. Išreitinguos. 5-1. Mano šeimo. Mes tikim. Čia tiesa bus garsiai. What the fuck? Atsiprašau. Aš negaliu patikėti šito faktu. Tu to fuck netujink. Kisliak, aš matau, tu ant tiek susnervinai, kad tavo ausų tie... Tvinksitės. Tvinksi ausų spenelį. Na gerai, išgirskime, kad tiesa arba melas. Mano šeimoje sudėjus visų vaikų. Mano šeimoje sudėjus visų vaikų vardų pirmas raidės gaunasi žodis Putinas. Gerai. Pavardinam dabar. Iš eilės. P. Pydaras. Ne, P, koks? Ne, taip pat dvi raidės. Paulius. Paulius. Toliau. Utma. Tavo sesė čia kas? Mes Utma. trumpinam. Ne, Untis čia. Untis. Bet klička Utma. Kas iš raidės? Untė tik čia. Kas? Tomas. Kaip Tomas ir Džeris. O kodėl eina rusiškas ir tada lietuviškas vėl? Aš čia per kuinę. Untis. Mes tiesiog norėjom, kad nesigertotų, kad būtų įdomu. Kad nebūtų Aš čia nuobodu. per nesąmonę. Tai galėjo Utkin būt. Galėt Utkiną įdėti. Rest in peace, beje. Jo, rest in peace. Tai Tomas, toliau. Inga. Inga. Valinskienė. Saugok savo sistrą nuo šito. Jo. Norbertas. Norbertas. Alvydas. Saša. Ir Saulius. Ką tu prisiparodai? O kodėl visus lietuviškus vardus sudėjus gaunasi žodis Putinas? Čia Matai, aš gyvenau Putinų mikrorajone. Kokiam mikrorajone? Putinų mikrorajone. O tu iš kokio rajono esi, Antanai? Aš nenorėčiau atskleisti šitos informacijos. Okay. O bet tu Vilnietis, bet ne miestą. Taip. Mes galime apie mane pakalbėti. Tavo brolis yra Norbertas Kisliak. Taip. Inga Kisliak. Tomas Kisliak. Ir Utma. Utma Kisliak. Utma Kisliak. O Utma yra toks vardas? Ne, yra renginys Utma. Tai spėjau. Yra lyga tokia Utma. Spėk, dėl ko pavadinant, dėl renginio ar dėl lygos? Palei dalyvis, tai dėl lygos jau. Baltą bilietą. Prašau, labai tikrai yra toks vardas. Utma. Ar čia Aš tikiuosi, Yra kad ne. publikui Utma nors vienas. Jeigu jūs davėt vaikui tokį vardą, jūs turėtume būti nubausti. Kaip vagino sinonimas. Utma tu. Jo. Ateik duok Utma. Paro Dar Utma. gerai, kad ne fekalija. Iki Utmos daėjai. Atsiprašau, Parodyk Antanai, man savo Utmą. kodėl tavo tėvai norėjo sudėti žodį Putinas? Nes pas mus namie atsakymas į visus klausimus yra Putinas. Jo. Emilija, kaip tu manai, tai yra Čia sutapimas. O aš labai norėčiau, kad čia būtų tiesa, nes kaip gerai žinote mane, tai kad aš visus mūsų komedijos atstovus, kurie turi bent kažkokių, ar tai rusiškų, ar tai ukrainietiškų šaknų, aš juos vadinu tėvynės išdavikais. Aš vadinu Viktorą Balikovą tėvynės išdavikų pastoviai. O va šito tu padarai klaidą, Pydarai. Chronologinė tvarka, jie visi gimė ir davė tas raides. Ne. Čia nėra chronologiškai. Čia galima ir kitų žodžių sudėti. Supratau. Tai Putinas gavo... Aš nepasiruošiau šitam klausimui. Tai Putinas gavas netyčia realiai. Ką? Putinas gavas netyčia, tiesiog taip sukrito. Malonės staigmena jūs. Putinas gavo tyčia, nes labai nuolaidžiavo vakarai. Turim, ką turim.
Putin. O kaip tavo broliai sesės žino šitą dalyką, faktą šitą? Šiaip jeigu pusbrolius sudėtum, tai gautus Putinas ir Huilos pusbrolis. Nepystų protą. Putinas Huilovas. Nepystų protą, blėt, jau ir pats rusiškai pradėjau šnekėti. Ne, čia falšas, absoliučiai. Manot, kad tai yra falsas, ne? Gerai, pakartok dar kartą visų savo... Jo. Nes jis įsiminė. Aš įsiminiau, specialiai galvojau, Gerai, kuo baigsi. Tai manai, kad ant šitą prigausi? Gerai. Visiškai. Pavardė. Paulius. Taip. Nes sakiau Pydaras, bet aš juokavau, aš nemėgstu jo tas. Taip. Paulius, Utma, Tomas, Inga, Norbertas, Alvydas ir Saulis. Eik tu, na. Visi mano gyvenimas. Ir tu išmokai. Ir tik žiūrėk, aš sakau, 7 raidės, aš 8 vaikai. Pala, atsiprašau, kur Antanas yra šitą? Aš neįdėjau savo. Va dabar veidelio Bet pasirodė. supranti, kad čia viešai išeitas šis skandalas, čia nueis per Lietuvą. Tai per Lietuvą nais, bet tikiuosi dais ir iki Rusijos. Eik tu, na. Ne, jūs čia kokius metus dar turit pažaisti po to. Skamba kaip tiesa, arba jis yra Good Will Hunting, nes Good Will Hunting buvo lygiai tokia pat sena, kuris atsimena Mes autistai visi esame. savo vardą, arba tai yra melas. Kaip manai, myli? Duok man bet kokią lygtį paklaus. Man tai. 16x16. Matai, aš matematikui nesu stiprus. Aš ant spalvų labiau. Bet Kisleko dabar ausus penelį neberudonė, reiškia, jis atsipalaidavo. Pas mane kaip telefas tas. Per daug užtikrintas. Aš Ne, tai aš tik noriu paklausti. Jis tik pasakė, kad vardas yra Utma ir jis sakė, kad jūs Pydarai, jeigu duoda tokį vardą vaikui. Tai Pas mūsų sunkiai situacija namuose. Okay. Gerai, ką publika mano? Ar šis asmuo yra tėvynės? Negalim klaus publikas. Publika labai stipriai. Manau, kad nežinokit. Publika susiskaldžiusi. Pernelyg sutapimas keistas. Ane? Aišku. Bet Man turim dvi kodėl ne publiką. Brazysko ir Brazauskas, koks Putinas. Ne. Jo. Gerai, myli, ką mes man reikia paleisti man tas sumetu. Nu, aš labai norėčiau, kad čia... Reikia paleis himną ir užsitikrinti. Aš labai norėčiau, kad čia būtų tiesa, todėl sakau, kad tiesa. Manot, kad tai yra tiesa? Mylis Jokūbas yra jūsų komandos Oi! Ką jūs sakote? Netiesa. Kad ne. Netiesa. Per danį geras sutapimas būtų. O gal jo susidai į Prigožin? Netiesa, nesąmonė. Ne, nu gerai, sakom tada melas. Kaip jūs drįstat? Kislekas nėra tėvynės išdavikas. Sakė, Čia melas. čia yra melas! Wow! Šlykštus melas. Akivaizdus melas, bet tikrai privedė priešingą komandą, labai puikiai apgavo, tikrai papuojam dar Antanui Kislekui, tikrai. Na dabar, o priešingojo Emilio Jokūbo eilė. Emiliukai, traukim vartelę. Aš pradėjau rasių karą Kolumbijoje. Tiesa, vis tiesa. Už kokią rasę tu buvai? Aš buvau, tiksliau gal kas už mane buvo. Tai už mano... Ne, čia aš užduodu klausimus, Emilį. Aš buvau už visų rasės. Papasakok, kaip buvo, papasakok apie įvykį, kas čia buvo. Žodžiu, 4 ryto. Mes su Laskovu stipriai skrydė. Neįtikėtinai esame. Į Kolumbiją. Nesakyk, jo, į Kolumbiją būtent. Stipriai skrydė į Kolumbiją. Jo, sorry. Antanai užbipink, blėt, Patreonai dėsim šitą epizodą. Pas mane į Patreoną. Mylis Jokūbas N18, patreon.com. Buvom jo Kolumbijoje 4 ryto, disko vakarėlis ir su Laskovu tas vakarėlis baiginės ir labai turim daug energijos. Žiauriai turim daug energijos, nenorim, kad pasibaigtų. Tai ką mes darom, kas yra saugiausia daryti Kolumbijoje, tai einam prie daug nepažįstamų žmonių, iš eilės įtartinai atrodančių ir sakom, pasimkit mus, prašom, pasimkit, eisim bet kur vesit, pasimkit mus. Ir tada Laskovas suranda vieną labai neįtartinai atrodantį, pilnai įsitaravusi veidą, juodaodį, su akiniais ir... Akiniai nuo saulės, ar kad Akiniai nuo saulės. Akiniai nuo saulės su vandamkė, 4 ryto labai stipriai šviečia saulė, neįtikėtinai. Ir tada jis mus pasiema ir sako, galite varyti su manim. Ir mano hebra, ateina jisai ir dar 5 juododžiai. Išeinam į lauką ir tie juodaodžiai sako, yra vienas klubas, kur galim dar pabūti iki 6 ryto. Nuvarom į tą vieną klubą, tie juodaodžiai labai gerai su mumis sutarė, fotkinasi su mumis, labai priemamus draugiškai, rodo pirštais į mus, baltais pedikais vadina, taip daro, paėm, bliuti, kurva, tokius daro. Ir tada baigėsi tas... Atsivežė su savim. Ten nėra juodų žmonių. Tada... Pamiršai šitą. Kas Nedinska, neaišku jums, ponas. Kolumbijoje nėra juododžių. Va čia tu prisigavai, Emilį. Yra pilna juododžių, ponas Nedinskai. Ten raudonodžiai. Ne, yra ir grinai juododžiai. Nenoriu sakyti žodžių iš N raidės, bet ten yra iš N Ir raidės. Žemaitijoje yra juododžių. Ir Žemaitija yra iš N raidės, taip. Žemaičiai tikri.
Tikri žemaičiai jo. Nu, žodžiu, jūs su tais, vadinkim, kaip tu norėjai jas pavadinti, Jo. einat klube jau. Esam klube jo ir 6 ryto ateina. Taip. Mes jau prigėrę, žiauriai smagu visiems, labai gerai susidraugavom su tais juodukais, labai gerai. Net fotkinome su jais ten Instagramą kėlėmės, bet Laskovas neleido man persidalinto storio dėl savo veido, nes sako, negali tokia manęs. Kas jie veido buvo ne taip irgi? Negaliu paaiškinti, bet tiesiog negalėjau rodyti Laskovo veido. Ir jo, ir tada sakom, tai į afterį tipo, reikia kažkaip varyti. Jie sako, jo, yra afteris, pas kitus mūsų draugelis juododžis. Ir tipo į chatą galim varyti. Ir gavosi taip, kad aš kiek supratau, kad tie kiti juododžiai nenorėjo mūsų, tų savo draugelį juododžius su mumis vežtis pas savį chatą, nes mes su Laskovu buvom balti. Ir tada, nu, tipo, gringau, žinai, nenori baltų pėdikų pas save namuose turėti. Ir tada tas vienas iš mūsų Hebros juodukas žiauriai supyko ir pradėjo su jais muštynę su ta kita grupė. Ir tiesiog visam klube 20 žmonių buvo susigrūmę, Dėl jūsų dviejų. draskėsi, jo už baltą rasę. Už baltą rasę. Tu įvykdėjai svajonę visų. Jo. Jododžiai kovojo už baltą. Juodaodžiai mušėsi už baltus žmonės. Kaip mes manom, Antanai? Aš noriu tik pagirti, jeigu čia tiesa. Mariau, kaip tau skamba? Įtikinamai. Įtikinamai, super. Ne, aš tik nemanau, kad čia tiesa, nes aš manau, kad neprisileistų tam siodžiai žmonės jūsų nei už ką. Pat jie glostė mane. Jo, glostė. žinai, kada žmonės glosto šūnį. Ir pero mane vadina, pero. Gerai, Oi, kaip perito. kaip tu žinai, kad jūs draugai, kas parodė draugiškumą, kad jie nėra priešiškai nusiteikę ir tiesiog Šitie juododžiai, nesipizdavoja iš su jų. mumis buvo. Nu. Kad jie mums pirko, Romą, bonkę paėmė staliuką, siūlė gerti, aš jiems siūliu paimti alaus, sako, ne, Opiumą irgi siūlo gerti, bet žinai, kaip buvo. Ai, nu jo, yra O koks šitas. pirmas interactionas buvo? Kur? Pirmas interactionas, tai prieinam su Laskovu, tiesiog prie to vieno juoduko tokie, hey man, can we go with you? Ir jis toksai, yeah, you can go with me. Tai čia pirmas Ir į interactionas. kapą reiks grįžti. Gerai, kislekai, kaip mes manom? Aš norėčiau daugiau sužinoti, tai kuo baigės muštynės, kas įvyko. Ai, baigėsi Ką muštynės. jūs veikėt tuo metu? Ai, tuo metu aš tiesiog žiauriai buvau įsigandęs. Statė pinigus už tvirčiausią jododį. Ne, aš tuo momentu, Laskovas viską filmavo. Izardas tiesiog šypsos, kodėl mane čia pakvietė. Aš turiu renginį per naujuosius. Atsimink, čia visas šitas buvo filmuojama. Tai Laskovas žiauriai susifokusavęs, bėgioja aplink tos juododžius, viską filmavo su kamera, o tuo momentu... Žantaną. O tuo Kuo momentu... rasistiškiau, mes neturim ko prarasti. Ai, koras įsiškiau. Nesakyk. Ne. Gerai. Tai Laskovas tuo momentu filmavo, o aš tuo momentu žiūrėjau į muštynės ir man jausi, prieės kažkoks kitas kolumbietis vis kartoja, kad nebūk su šitais žmonėmis, čia pavojingi yra, jie su blogai žmonėmis esat. Ir aš jam vis sakiau, žiūrėdamas tas muštynės, tu durnas, jie žiauriai malodės, tu pažiūrėk, kaip jie kapojas. Ir jo, tiesiog buvau tenais, tada baigėsi jie muštis, vienam iš mūsų tų juodukų, kuris buvo su mumis suplėšė, baltas striukė, žiauriai piktas buvo. Ir tik, kai baigės muštynės, tik tada suprato, kad jiems striukė suplėšė ir tada vėl pradėjo eiti linkiu, vėl bandė su jais kapotis. Bet tada tie kiti pradėjo skambinti kažkam ir tada tas vienas pirmus juodukas prie sako, jie kviečia savo hebrą, čia jau gali su ginklais taip atvaryti, mums reikia bėgti. Tada pradėjom bėgti jau 6 ryto, jau šviesų visur, dienos šviesos žmonės darbus. Vašingtono filmą. Jo, Antanas Kalusas kaip filmo, žinai. Geras. Ir tada su Kadilaku atvažiuoja. Tada, 2 dienas gali papasakoti. jo, tada žodžių, karočią. Bet ką gali pat, jį dar vėl. Tada man atsibosta, tada man nesąmonės atsibosta, aš turiu gloką už nugaros skyšęs. Bėga, žiūri į boltas aplinkė. Už baltą vairo Valinskienė. Šiaip boltas yra bėgikas pasaulio. Jo, spėkit, kokios spalvos jis yra. Ai, tai. Antanai Nedzinskai, jūs matėte daug šitam gyvenime, ką jūs manote? Ar tai yra tiesa ar melas? Žinoma, kad belas. Man Tu manai, kad jododžiai jo nepriimtų? Jis man atrodo galvoja, Ten kad juododžių nergi. jiem jau tas nukentėjo. Pasaulis žmogus gyvena. Juododžių, atkrasė. Nėra jododžių. Gerai, bet aš kitaip Tai dar pasakykit, kad Lietuvoje alkoholiko nėra. Aš kitaip paklausiau, Antanai, gerai ar blogai, kad ten nėra jododžių? Antanai be pauzė. Ne, nebūtina atsakinėti. Nes Mes visi atsakymą žinom. Užsienio reikalų ministro į tokią poziciją, žinai. Gerai, kislekai, man reikia atsakymą, turim nedaug laiko. Nein. Blem, aš sakyčiau, jūs sakot, kad ne? Nein. Aš nežinau, mane šiaip,
Aš nepažįstu, tu jį geriau pažįsti, tai gal supranti. Jo kaip niekas jis nepažįsta. Kaip jis moka malt, nes taip įtikinant pasakoja, bet tai gali būti ir melas. Čia kažkada jisai pasakoja, kad jis yra vištyliai dročinės. Ir aš galvau, kad negali čia tiesa būti ir čia buvo tiesa. Taip, Emilis turi didelį pranašumą šitam žaidimą, kad dėl to, kad labai sunku jam topytas to. Nes jisai kartu jis darė tas nesąmonės gerai dėl šito žaidimo. Jis dročina vištyliai, kad tada jam atsipirkti, kad čia dalyvauti. Jo. Tai žinoma, kad ne. Žinoma, kad ne Antanas Tai visiškai. ten vieno juododžio nėra. Jo. Ne, 40. Galit pagūlinti, tai yra Ai, juodas. dar dėsiu faktą gal Kas naktį matėt juododį? Maldauju, neišgyk šito, Antanai. Paliek, Jų nesimato. Klausimus Seime kelti. Antanai, bet kai prajuokini tu jį naktį, kai tas iltis tada, ai vakar tu, eik toliau skinti. Samdykit Merūną ir Mantą Vizardą savo renginiam. gerai, Antanai, Antanai, žinot, kas labiausiai botaga bijo, ar arklys, ar... Ei, nu ne, nu Čia mūsų šitas žmogus, mūsų Seime yra. Čia lietuviškas Donaldas Trumpas, ble. Aš galvoju, kodėl avižų kainos kyla. Aš tai avižom ožka šeriu, o kiti tenai raumenis augina. Nice. Gerai, grįžkime į žaidimą. Antanai Kislek. Man pagaliau reikia atsakymą. Mes neturim ką perės, tai aš tiesiog norėčiau, kad tai būtų tiesa. Aš norėčiau, kad tu būtum išgyvenęs tokį tarpresinį patyrimą. Antanas Kislekas yra komandos kapitonas, todėl turi priimti jo paskutinį atsakymą. Nėra juododžių. Gerai. Aš jau nuotrauką Gerai, neduoks dar. Čia netiesa. Čia netiesa. Nuotrauką rodai, čia žaidimas yra, tu turi jas apgauti, palabiškai. Duok. Juododžio. Mes sakom, kad Kolumbijai nėra juodaodžiai, Emilis yra sušiktas melagis. Manot, kad tai yra melas, manot, kad... Absoliučiai taip. Kolumbiečiai jie ne juododžiai. Kas vyksta į Kolumbiją? Visi vyksta į Lietuvą. Pažiūrėk, kiek privažiavę juodaodžių, visi pas mus. Vienas sunkiausiai turbūt atspėjimų tiesų ir melų, pažiūrėkime, kaip yra iš tiesų, aš nekantrauju išgirsti, Emilija Kubai, sakyk. Tiesa yra. Tai yra tiesa! Vis tiek gali meluoti su žaidimas. Ir viską nufilmavom su Laskovu. Patreon.com Emilis Jokūbas 17. Viskas nufilmuota yra. Gerai, kitas yra... Gali įkatinti po to, kai sako Antanas, kad nėra juodaodžių. Į epizodą. Atsiųsti man medžiagą, po to aš įdėsiu. Ir dabar mūsų galantiškojo Mr. Mūnio eilė. Mariau, trauk kartelę, skait, naukojam dar kartelę. Važiuoja. Aš savo kaime dirbau ugniagesio padėjėju. Mr. Mūnis dirbo Kiek to metų buvo? 16. O ką daro ugniagesio padėjėjas? Jisai atneša žarną. Kokiam čia kaime ar mieste? Veisėjuosi. Veisėjuosi ten yra juododžių. Blet, nespėjau paklausti. Ten ir... Antanai, ar yra veisėjuosi juododžių? Ypač jeigu jie sudegė. Ten yra buvęs, bet šiaip negyvena. Nebent Mūnis į gaisrą pavėluoja, tada atsiranda juododžių. Gerai, Tokie tai blemba. Ne, nu tipo ne Afrikos amerikiečių, o žmogaus sudegusi. Tai nėra apie... Čia nėra tas pats. Supratom. Nėra apie juod, grinai Afrikos amerikiečių, čia nieko nebuvo. Gerai, nebesakyk jau, nebe. Gerai, o ten tu algą gaudavai? Kaip supras? Dirbai? Savanoris. Savanoris. Yra tekę kažkokį žiaurų gaisras ten varyti. Ne. Ne. O ką žiauriausiai yra tekę? Kas veisėjuose žiauriausiai yra nutikęs su ugnim? Pačiuose visuose neteko, bet šone kaimuose degė klonas. Klonas. Tokį. Opa! Nu, bet tai nieks nežuvo, tiesiog degė. Stipru. Gerai, o pats esi nudegęs?
Aš neidavau prie ugnies. Dabar žiauriai degi. Gerai, kom tu padedi tenais, ką tu reikia daryti? Nu, man reikia padėti atnešti Žarną. graidą, žarną, kirvį ar kažkokį tokį. Man buvai kažkokią aprangą užsidėjęs ar tiesiog su športais bėgioji? Būni su apranga, aišku. Nu gerai, žiūrėk, procesas. Atvažiuoja jau tas visą mašiną, tada tu pribėgi greitai iš langą su jie. Ne, tai ten viskas suskirsti, tai yra vienas daro tą, aš nešu kažkokį po vieną mažą punktelį, tu atneši ten žarną laiko, kitas prisuka, kitas atneša kirvį, tu to vietoj, tu visą. Ble, čia tai gal... Dega sodyba, atvažiuoja Ne, ten Antanas negali. Valinskienė. Šiaip jei rimtai, tai prieš 11 metų kūrenausi taip pirtelę, kad ir sudegė jinai. Kartu su Inga Valinskienė, su visų kubilu. Nespėjo atvažiuoti, draugai, pavėlavo. Sukarinta gaisinė buvo. Kaip? Buvo sukarinta gaisinė ar paprasta gaisinė? Paprasta. O kiek ugnegesių dirbo? Du. Dugnėgės. Kokie vardai ugnegesių? Antanas. Čia mūsų taktika, Arūnas Emilija. ir Gintaras. Ne, vienu metu tai dirbdavo 2, bet pakaitom viso 4 būdavo. Keturi budėjimą vieną turėjo, kiti neturėjo. Arūnas Gintaras dažniausiai ir kitas Saulius Berut. Tai kuris iš jų tave? Pala, jis ką tik Kisliaką visą Putiną išvardino. Man atrodo. Kuris iš jų tave darbą priėmė? Gintaras. Gintaras. Gint pavardė kokia? Zdips. Grįžkė. Zderskis, kažkur jūs neįdint, kai žinot. Viską. Tai mums dainas rašė su Merūnu. Kaip tu tapai, kaip tave išmokė, pakvietė tave gatvėje? Sako, šitas gali. Net užverbavo. Šitas apie šlangas viską žino. Ir kirvį. Parodyk šlangą, pasakysim ar Dažniausiai priimsim. mokė su degtukais elgtis. Moko. Nu, Ta gaisrinė yra prie mano namų. Realiai aš gyvenu už jos. Ir aš į mokyklą eidamas visada ją praeinu. Ir aš vieną kartą užėjau, man labai buvo įdomu. Paklausiu ir sako, nu čia galima tokia kaip praktika savanorystę atlikti. Nu, sakau, da. Kiek tų metų buvo? 16. Ir tada dirba Gaisrinė, Gintaras. taip. O kokie daiktus dar turi gaisrininkai? Pavyzdžiui, nežinau, šlangą, kad turi... Vamzdį turi šlangą. Kirvį, kad turi taip. Ką dar turi gaisrininkai? Kibiriuką, smėlių, žeberklą. kalmą, tada tokia, nu neekipuoti ta visa apranga. Didelė, Gerai, kas dar ekipuoti įeina? didelės, kaip jie, auliniai, auliniai batai, šokiai, užsimauni, iš karto įdedi, tada šildomąją liemenę, nešildomąją, šaldomąją liemenę, šalmą, užsidedi akinius, neši šlangą. Kodėl jų komanda sėdi, jo čia gaisrininkas turi Man šitą. tokių nebūdavo, nes aš neinu prie to arčiau. Man tokie paprasti. Tai tu tik prie mašinos stovi, Jo, realiai, ne? aš Tai tu atnešu. tiesiog Giedras apsimauni. Kūnės Golfą. kelnės ir kaukė. Tai dabar istorija tokia, jis dirbo gaisrininko padėjui, vieną kartą degė kluonas. Ne, čia žiauriausias, tai daug gaisrų buvo Ne. daugiau, bet dažniausiai net ten būna tokie iškvietimai, kur atvyksti ir ten kaip ir nieko. Bet. Nu tokie paprasti. Medis nukrytas. Katin, esi katiną, pavyzdžiui, traukęs iš nesėdė. Medis nukrytas dėl audros Nu, būtų. ten močiutė Jo, be medikų, gando kačiukas kažkur. Nu paprasti tie degimai tokie, žinai, nu tokie. Šiaip aš kažkas suprieš. Nei per daug ten O degė, nei per nakvot mažai. nereikėjo, nes šalia gyvenai, ne? Tai tiesiog Jo, jo. budėjimų, o tasme, budėjimus irgi Bet ir dalyvavo. būdavo, ten labiausiai tai tas būdėjimas būna, tu sėdi ir lauki. Ir ten Man to pana- veiksmo mažai ir tos praktikos. Realiai. Man tai su panašu į tiesą, ar ne? Man Negali panašu į žmogus tiesą. tiek daug žinoti. Tik labai paprasta tokia. Čia žinai. skamba kaip visiška tiesa, bet jinai taip gali būti melas, žinokit. Aha. Aš kaip magas labai įtariu. Nes 16 Kai metų dalykai per gerai gaisinė, kur atrodo. pavojingos sąlygos, dar 16 metai neturi... prieš. Aš suprantu, net šiaip, net ambulatorijoje jam tvarstyti neleistų. Bet atsiminkas yra, čia yra veisėjai. Nu jo, čia veisiai. Jo, čia yra tiesa. Nes, Negali pavyzdžiui, 16 metų iš langos palaikyti. Tie tipo policijos Taigi, palaikytojai, tie kaip Valančiūno Tada vošė ten nesupras. įsnukį gautai dzin, bet vat sudėk. Bet ir 16 mečių gal neleistų būti policijos palaikyti. Nu ten ir jaunesnių, man atrodo, būna. Kaimuose mentai 14. Čia kaimuose kitaip viskas, čia nėra. Komanda nenori jūsų spausti, čia man reikia. Aha, jūsų jo, pasakyti. reikėtų su... Aš manau, kad tiesa šiaip, blemba, bet Bet žinai, kas taip... yra tikrai per nuobodį istorija, kad būtų tiesa. Nu labai, nu jau. Bet ten nu jau nuobodu, ant ten tiek jau kaimas. paprastai istorija reikia, kad jau. Ten kaimas. Jis labai gerai Nei tu papasakojo. Jis gaisriukų per daug, žinai. Labai super. O Neiti su per daug. pasimatymu, ne, su 10 panelių, buvo tiesa ar melas? Melas buvo. Buvo melas.
Įsitikinamas Zaranas. Bet ten jis jau matai, kiečiau rodė, žinai, ten priejau, o dabar, žinai, na, tai degė. Tai nieks nesudegė, Jo vardus labai paštikrintai sakė Gintaras, Kevičius. Visi komandos kapitonas atėjo. Jo, ir nežinotų taip gerai vardų, jis 16 metų jam buvo. Kaip jis gali žinot, koks vardas ten to kažkokio Gintaro? Seržanto. Jo, seržanto. Kurie tau duoda ypatingą dėmesį, visų vardus atsimeni. Ai, tik kad laikė ne vien tik tą šlangą, tą turėjome. Mums šiandien nuobodu vyram, žinok. Tose būdėjimuose. Nieks nedega. Gerai, Mirė. Nedega, gal šlangą ištraukti. Tikiuosi iki 5. Gerai, aš sakau, kad melas, nes per daug... Lema, kažkaip man irgi toks. Jo, per daug jisai neenergingai pasakoja. Aha, iš emocijų sprendžiam dabar. Iš Kolumbijos grįžęs, tau trūksta energijos. Publika, ką mes manom? Ble, bus tiesa, pamatys. Tiesa. Melas, tiesa. Melas, Labai įvairiai. Čia pusė pačių veisėjai. Tiesa, čia yra veisėjai. Gerai, Mirė. Aš sakau melas, Mano, tikrai. kad melas, ar ne? Priimu sakymą kaip melą. Mariau Pacevičių, Mr. Mūnė, šašlykų ir sepelinų valgytojų. Pasakyk mums, tai yra tiesa ar melas? Melas. Tai yra melas! Aš sakau, nes tai gali būti. Iš kur tu tiek žinojai apie gaisrininkus? Nu tiesa, kad aš prie gaisrinės gyvenau ir Dėl to žinojai. norėjau jo. Na ką, o liko mums tik tais 3 kortelės. Ir vienas iš jų dabar yra ponas Merūnas Vitulskis. Plaimai jam, Leva Džiorai, Dariau išdaigą pranką savo žmonai, kad mūsų namus apvogė, bet pavogė tik jos daiktus. Jį patikėjo? Kada pasakei, kad čia netiesa? Ar nepasakei? Papasakok, Merūnai, viską kaip buvo. Žodžiu, maniškė labai yra su humoru susipykus. Labai. Bet jis man rašė, kad aš esu mėgstamiausias komikas kažkas. Taip, bet susipykus. Dėl to ir buvo tavo raustė. Ir pasėtė bairį tokie, kaip mylimiausias, kur ten nuėjo ežiukas po spintą, o spinta be kojyčių. Ir man Dėl to ir mane mėgsta. Dėl to tave ir mėgsta. su Antanu rastų bendrą kalbą, manau tikrai. Tai, tai nusprendžiau paprikolint. Aišku, tik po to, buvo, aišku, atsiėmiau pilnai su kaupu, nes jinai irgi tada nusprendė paprenkinti. Bet jinai prenkina, jinai Muay-Thai lankė jau 4 metus. Oi. Tai išnarino po to pirštą. Ne, už tai, kad išnarino pirštą, bairį darydama man. Žodžiu, tai bairis toks pat, kad tiesiog dingo jos 2 rankinukai, kuriuos padovanojau per 20 metų, brangius, gražius rankinukus. Kaip pasigėl istorija. Skolą atsiėmė tiesiog. Jo. Ir dingo jie. Jie dingo ir aš labai dažnai mėgstu pamesti namų raktus. Ir čia mano didžiausia turbūt blogybė per visą gyvenimą. Užmarštumas. Dabar, aišku, koduota spina, bet seniau buvo raktai. Aš pametu ir atrakintos buvo duris. Tai pirma vagystė buvo dviratis, antra jos rankinukas. Ir buvo tie rankinukai palikti, sako, gal gali nuvežti į valyklą, išvalyti, man ten gražiai ir taip toliau. Tai aš nusprendžiau padėti, imituodamas padėti ant fotelio. Ir atžiūrėjo, sakau, vagis ir pavogė. Taip, kavai. Užjaučiu. Ir jinai patikėjo, kad tik 2 tašės paėmė, nieko daugiau. Tai tada, kad būna tos tokios greitos 2-minutinės vagystės. Ir būtent tik jos, ar ne? Tik jos. Ne, bet tai patikėjo iš tikrųjų, kada tai pranešė, kiek laiko užtruko šitas melas? Ar tai pasakė, jo tik tol, kol gėdai, jo tikrai? Ne, iki tol, kol priėjom iki policijos reikalus. Jinai kreipėsi į policiją dėl tašės. Kas ten per tašės buvo? Su Hermio dokumentais? Ką? Kas ten per tašės? Vieną Hermio, kitą Yves Saint Laurent. Atvažiavo Vizardas ir ištraukė kortelę. Kažkaip tai. Kokį sleką neryfinį su kolegais tavo. O dūmušį iškart. Jo, kažkaip. Nori apsikeist gal. Įslekai. Kapitonas turi... Kaip skamba? Skamba tiesa ar kaip melas? Tai esmė, kad paprenkint galėtų, bet čia nėra daugiau... Ok, tai kokias buvo iškart reakcija į policiją skambinti? Tai pirmiausiai ašaros, aš pats išsigandau, bet jau nėra kur kelias atgal. O tai kodėl taip ilgai tą bairį tempė? Ką? Kodėl taip ilgai tą bairį tempė? Jinai iškart apsireikė labai. Todėl, kad į mane žiūri, buvo išgąsdinus, kad pas mus pavogė mašiną.
Čia jos buvo toks pirminis bairis. Ir nes... Šis ten content house'as. O ne šeima tiesiog. Ten labai, iš tikrųjų, tas procesas labai ilgas buvo, nes bairis po bairio. Tiesiog realiai vogė viens iš kito. O sakai, susipykus su humoru, tai kad bairiauja. Nu, čia toks buvo jos bandymas, ale įrodyti man, kad yra humoro jausmas pas ją. Nu, bet taip nėra iš tikrųjų. Ponas Antanai, kaip jums skamba? Neįtikinamai. Neįtikinamai. Kuri dalis labiausiai? Eilinį kartą. Kad mes tavim tikimės. Vieną kartą prisigavom jau. Okay. Antanai, ką man, važiuojam toliau. O tai po to sakai, jinai atsikeršio tau, ką jinai padarė, kokį jinai padarė tau pranką. Išnarina pirštą, sakai, bet kas ten vyko? Jo, tai tiesiog paprašė, kad pas mus yra tokie užraktai vaikam. Yra tokie užraktai vaikam, kad neatrakintų durų, kur, pavyzdžiui, aštus daiktai sudėti ar kas nors. Yra tokia kaip skilutė. Tada, žinai, tą skilutę, pirštą ištarimas, žinai, Antanui pagauna tą skilutę pirštą. Opa, žiūri jododžių pilną vidai, va kur tie jododžiai. Va kur tie iš Kolumbijos jododžiai, skilutė į visų blemba. Sveiki, man. Tiesa ar melas? Šnaizė čia. Galiu tęsti apie skilutę. Tęsk, Merūnai. Na šiaip viską papasakai. Melas. Ir užlaužė. O čia tiesa, aš tiesiog sakysiu tiesa, nes jau Antanas kartą sakė, jis apsimelavo. Jau du kartus aš nepataikiau. O kas tau netinka, Antanai? Pataikiau. O, mažiau Mes abudu esame. Žmonės dar nežino, mes esame truputį nesveiki šitoj vietoj. Ne, šitą žino. Bet kodėl neįtikina tavęs? Tik tai mes labai daug slepiam dalykų iš tikrųjų. Gerai, tai aš manau, kad bus tiesa. Man, kad tai yra tiesa, užfiksuoju atsakymą kaip tiesa. Merūnai, tiesa ar melas? Ne. Tai yra melas! Juokas ir feikas sakai, kad melas, ir buvo tiesa. O aš du kartus sakiau, kad melas, o trečias jau tiesa. Jo, ko jis netikėt pono Nedzinskų blemba? Kaip brazilai sako, jeso. Visiškas sutriuškimas vyksta kol kas laidoje, pažiūrėkime, kaip Antanui Nedzinskui ar pavyks ištraukti savo komandą. Plaimė Antanui Nedzinskui! Antanai, traukim kartelę. Antanai, vakaras jūsų. Įmanoma laimėti dar mums. Manau, kad jo, čia auksinis taškas, kas laimė, tas laimė žaidimą. Aš savo sodyboje priimdavau ekonominius migrantus, kurie man galimai padėjo tvarkytis ūkio reikalus. Aš vėl noriu ant to jododžių. Bet jau nebejau per daug, jau nebegaliu. O kas yra ekonominiai migrantai, iš kokių šalių? Iš rytų. Iš rytų. Iš vakarų nieks nebėga. Iš rytų tai Azijos. Kinai, pietų. Nu, ten, kur korėjiečiai, Šiaurės Korėjos. Azerbaidžanas. Tai būtent Šiaurės Korėjos. Šiaurės Korėjos. Ne, taip toli ne, ir ne juododžiai. O kokią kalbą jūs kalbėdavot su jais? Plovo. Parasis? Parasiski? Da. A, tai tik varį paruski. Da? A little bit. Kaip susisuka greit. A little bit, brother. I'll be back. Jis jiem pasakydavo ir išeidavo. Jis yra Terminatorius, bet tasai, kur he never came back. Tasai, kur negrįžo. Su baltų bilietų Terminatoriu. O kiek pas jūs jų buvo? I'll be the... Duok man savo motociklą ir visus žaidimus telefę. Aš atsiprašau, labai už kolegas Antanai, ką jis Du. Du. Taip. Du vyrai, dvi moteris. Ne, pora buvo. Vyras ir moteris. Taip. O kokius darbus jie jums atlikdavo? Ūkinius, statybinius. Moteris maišydavo, pavyzdžiui. Moteris Ai, tai gal tas pastatydavo. pirtis čia jums ir pastatė? Jums Droždavo lentas, ką daro? 17 pirčių iškuitavo, atrodo. Ką žmonės daro ūkyje? Pora. Ūkija pora, tai... Ką jam, lapus griebė? Griebė. Jinai statydavo, jisai ūkinius darbus darydavo. O jie kur gyveno? Pas jūs namuose? Ar Namuose, antram aukšte. rankinukų nepavogė? Ne. Nereikėjo dainuoti, ką daryti. Supratau. Va. Vardai kokie, galite vardus pasakyti, prisimenu gal. Dabar palauk. Ina sakė. Lioho. Ne. Utma vienam. Moters nepasakys, Miške? o vyro prisimint galėsiu. Dabar jau neprisimint. Dabar ne ir O vyrai. Aleksėjai. Aleksej. Aleksėjai. Oleksij. Ai, tai čia iš Ukrainos. Bet tie ekonominiai migrantai, ne? Taip. O kur jūsų sodyba yra? Trakų rajone. O iš Krymo atkeliavo.
Iš Krymo atkeliavo. Per Rusiją. Labai plonas lempas. Per Uzbekistaną. Ėjo per Rusiją, per Latviją. Ėjo Vilnių, bet nedaėjo. Ir rado jūsų sodybą ir sako, ar galėtumėm apsigyventi pas jūs. Jūs Čia sako, matot, kalėdos, viskas. Kalėdą, Valinskė, Ir jie net nenutuokė, papuolė. Jie net nenutuokė, kur atsidūrė. Nežinau. Tai kalėdosgi buvo. Famous. Atleidimų metai. Tai galima, kad ateina žmonės į tavo namus ir dirba ūkija darbus? Už ūkį darbus, na, nežinau, koks legalumas man. Merūno lenda taip Galimai. Jie tiesiog gal atvyko. Tai svarbu, jie buvo, kad Uzbekistano. būtų Donas iš Šnapso. Donas, tai dėl O, Donas. tai sėgi, kam ten daugiau, ko nors jiems reikia. Prešiokam tiem, ne žmonėms. Lithuanian Hospitality. Gerai, Emilė, kaip manai? O kaip jūs jiem atsiskaitydavo, tai ne pinigais, tiesiog maistas. Duona iš Šnapsu, dar pirty kartais. Duonas, šnapsas ir pirtys ant Kiek laiko prabuvo jie? Paklaus. Porą savaičių maždaug. Nes jų tikslas buvo Vilnius. O jie čia kada atvyko, kokiu metu? Keli metai jau. Ne, Tikrai. bet kada čia buvo? Vasara, žiema? Dabar galvojam, pavasaris. Pavasaris, bet sakėt, kad lapus griebė. Nu, bet O tu žinai, kiek pas mane lapų ir dabar galiu tau duoti griebti. Šiaip tikėtina istorija, ar ne? Tikėtina. Atvyko vyras su moterim per tolimą kelią į Trakus. Per Rusiją. Peru, taip, supratau. Dėl ekonominių priežasčių. Dėl ekonominių Dėl priežasčių. ekonomikos. Ir dar pradėjo kalbėti, kad jau Nebeteskit, Antaną, aš jau jaučiu, kur einu. Ką po to per... Mums labai jokinga, Antanai, bet žinokit, nu, jums po to gali. Valstybės savaujat, suprantat, Jo. po to per Rusijos žinias. Ir po to dar jau sako, jau baigė Svabadilis jau. Jo. Grįžo gal? Aš atrodo, jau Ne, kalėdas prasidėjo. aš laisvė, man Aš atrodo, sudėdė dabar. prie stalo, atrodo. Nu, Svabadilis. Kokia Blue Yellow, jeigu ką, jeigu žiūri, aš kokia Blue Yellow. Jo, Svabadilis, žinai, ir... Žinai, nu, aš... Gerai, Emilio komanda, ką mes manom? Blemba, šiaip nutikėtina, kad galėjau užklysti. Įmanoma, ar ne? 1-4-8-2, kokį tu karinai? Aš jaučiu, kad yra fantastiška istorija, bet tai yra melas. Manot, kad tai yra melas, ar ne? Kaip sakai, Merūnai, manoma, kad jam vergavo ukrainiečiai. Tiesa. Ne, jis geradušis, jisai galėjo padėti žmonėms iš tikrųjų. Tik tai, kad porą žmonių, aš galvoju, biški daugiau. Jo, Bet tai daugiau netiltų, tiek Šnapso neturiu. Bet tiek pirčių daug turi, Antanai. Nu, viena pirtelė. Dar pas kaimyną. 17 man atrodo turisi, ne? Šiandien varysiu. Pirtį. Gerai, Emilė. Gerai, aš manau, kad gal tiesa, nes, nu, Tikėtina, vis tiek jo. prieš rinkėjus reikia gerų pasirodyti. Jo, tikėtina, tikrai. Jeigu tikėtina, tai aš sakau, blema, Hebra, naujas prezidentas mūsų čionais. Gerai. Tiesa. Emilis mano, kad Antanas Aš Nedzinskas sakau tiesa, taip. iš tiesų priėmė ekonominius šalis toks atvykėlius į Lietuvą ir davė jiems prieglobsčio. Pažiūrėkim, kaip buvo iš tiesų. Antanai Nedzinskai, sakyt, ar tai yra tiesa ar melas? Tai buvo melas. Tai yra melas! Tikras Seimo narys. Tikras Seimo narys. Klausimo nežinau ir jo gal nedariau, bet pas mane buvo pora ukrainiečių, bet jie tikrai pas mane nedirbo. Šiaip priėmėt. Ir jie pasirodo dar galiausiai išsiaiškinau, kad buvo vatininkai. Ir dėl to tada aš juos toli pasiunčiau. O, Antanas Nedzinskas už prezidentus. Ir šūkis Kolumbijai nėra jėdodžių. Ir nebus. Ir nebūtų. Aš nemoku meluoti. Jis mato. Gerai, ir paskutinę kortelę. Ja perskaitys mūsų labai mėgstamas Mantas Vizar. Paplaukia! Aš išmokau vieną politiką, magijos triuko, per kurį jis 50 litų kupiūrą paverstų į 50 eurų kupiūrą. Ar jo vardas Petras? Nesusilaikysiu, negaliu sakyti, kas toksai. Gerai, kelinta, kuri čia kadencija, kada čia buvo, kas čia... Čia buvo, tu pasakysiu, 3 ar tai 4 metai atgal. Tai konservatorius mokinai, ne? Kaip? Supratau. Ne, jie tik nuknis moka. O,
Tai gerai, jie galėdavo 50 litų pasimti ir paversti 50 eurų. Taip, aš išmokiau triuko, kur 50 litų Taip. sulankstai ir išlankstai 50 eurų kupiūrą. Ir visi rinkėjai plodavo. Tai buvo vieno projekto dalis, kur reikėjo kažką smagaus išmokyti atlikinėti žinomus žmonės. Ir vienas iš jų buvo politikas. Išėjo tas projektas, jo. Ai, Tas tai projektas taip, jisai, aš nežinau, ar galiu sakyti. Gali man. Auksiniai svogūnai. taip, atsimenu, Pranckietis. Viktoras Pranckietis Taip, padarė. Neatsimenu. Sakai, čia gali būti. Taip. O ko tave išmokino, dalyvavai? Ne, nemokino, bet aš, kaip sakyt, tą nuknisau PM kupiūrą. Eurų. Po to. Jau metai ir aš nebesuprantu, ar jis jau tavo komanda yra, ar jis už juos žaidžia. Mums nereikia meluoti. Jo, Adult Swim išeis. Universal Clash'as kažkoks. Jūs matai, tuomet buvo Seimo pirmininkas Pranckietis. Ir jam darė šitą triuką? Taip. Tu matyti tą laidą? Ne. Ar rodė atskirai tau Pranckietis po to triuką? Ne, jis tik nerado tų PM eurų. Ne, bet aš nesuprantu. Buvo auksiniai svogūnai ir Wizardas mokino Aš Pranckietis. šitą suprantu, bet jis normalu, kad matė. Jis pavogė pinigus. Ašgi užkulisiuose buvau. O ką tu darei? Jisai Wizardą išmokino. Aš ruošiausi savo pasirodymui. O koks buvo Ten visą tas pasirodymas? buvo. Jo, čia Vilniui buvo, atsimenu. Ar tai tiesa? Ką jis sako? Man tai atrodo, ne. Atmelagis, neatsimena. Tai Antanai, kaip jūs manote, ar tai yra tiesa ar melas? Ir jis tikrai buvo ir tikrai mokino tai tokius bairius, bet neišėjo. Neišėjo šitas Neišėjo skėtis. Pranckietis. Šitas bairis? Pranckiečiui pavyko padaryti šitą bairį. Jis išmoko iki galo. Ne, jis padarė. Nepadarė. Nesakysiu, ką jis padarė su klaidom, bet kamerų ir montažo pagalba efektas įvyko. Tai žiūrovai pamatė fainą triuką. Nebuvo šito failas. Mano mena. Tai laidoj buvo išėjo, neiškirpo. Tą triuką. Neišėjo. Neišėjo. Nuknisau tuos pinigus. Išėjo. Tu matęs šitokį. Montavo. Didesnio vinies į savo padangą nesu matęs. O tai ne, aš sergu derealizacija, žinai, toks sindromas derealizacija. Atrodo, kad viskas netikra, kad čia sapnas. Ne, čia tai narkotikai. Manai, kad jam vyksta derealizacija, ar ne? Ne, man, aš jau nebesuprantu, čia iš tikrųjų vyksta viskas. Aš atsijungiu. Dar yra toks žodis Tau dimensija. Laskovą reikia realybėj patikrinti. Į Laskovą tu čia esi? Jisai Laskovą? kaip tas yra, kur pasakė ant stalo ir Vyrai šiandien. Reikia išsukt Laskovą. temas. Gal Kašpirovskį pasikviečiam? O tu turėjai kitų variantų bairių, ko gali. Taip, aš išburinėjau vyno butelį, nes tuo metu nelabai buvo galima gerti. Ir keli buteliai buvo. Pukš. Ir Verygai nepatiko. Nepatiko. Bairis ar... Taip. Verygai Buvo. nepatiko. Buvo. Jo. Ne, bet ar tu turėjai kitų variantų, ko mokinsi tą Seimo narį? Jo, mes turėjom dar keletą triukų. Kokie buvo, kurie nepavyko? Pavyko Su buteliais pavyko, o su eurais nepavyko. Visi pavyko, sumontavo po laidą ir kai išėjo, viskas atrodė. Nesumontavo. Gerai, rezultatui esant 9-2 Maldauju, taškas nenutrauk šito. visiškai nėra svarbus. Prašau. Antanų komanda. Puikiausi triukai, aš dariau numerį. Ašgi nuknisau tuos eurus. Nu tai gerai, po filmavimo. Nespėjau vyno dar išgerti. Spausdėmės, ten jų buvom 100. Gal gali taip pat užginčyti taškus mūsų, kai sakys 9-3, sakykit ne 9. Ne 9-3. 9-3. Tais laikais dar nebuvo. Ne, tai buvo prieš kelis metus, atsimenu. Per svogūnus. Man tas su buteliais patiko, dauginasi vyno. O matė tą su Petru Gražuliu, kur spintoj buvo? Su Petru ne. O buvo. Aš supratau, man. Aš irgi O supratau. galim salės Ne, iš pagalbą? tikrųjų, aš Petrą Gražulį buvau uždaręs spintoj. Jis iki šiol neišeina. Ir Klausyk, Norim, tai aš apie... aš dariau triuką, kur Petras Gražulis buvo uždarytas spintoj ir aš darau triuką su tą su vyno buteliais, apie kurį kalba Antanas. Aš žinau viešpat, dabar visi ploja ir jie nežino, kad už manęs spintoj uždarytas Gražulis. Sėdi ir laukia, kol aš atidengsiu spintą. Pinto uždarytas Gražulis nieko, bet aš taip pirty dar su juo sėdėjau. Ir aš... Antanai, pasirodo, jūs buvot spintoje uždarytas. Ir dabar viešai.
Čia pasirodo geriausias dalyvis yra šiandien. Ir gražulį atidengiu ir ten jo galva, mes padarėm tokį triuką ant staliuko. Ir aš ten paskui traukiu jam kiaušinius iš šaus. Velykinė laida, aš sakau, Petrai, jums kiaušiniai nebereikalingi, duokit. Ne, matai, tada buvo balandžio pirmoji ir sutapo su Velykom. Su Velykom. Jo. Marius Pasevičius, matau, yra labai pasimetęs. Rūko juostoj. Ar galiu kreiptis į sąjungą? Išmūkšti iš vėžių. Aš su gražuliu spintoje, Antanas pirtyje, čia kaip grupinė terapija. Čia karščiavimo sapnas yra. Ja. Man skamba kaip pydydžio. Kaip manot, jūs, jei matėte tuos svogūnus, paplokite? Ne, negali. Atsiimu. Nebuvo, nebuvo nieko. Jo, atsiprašau labai, davai, važiuojam. Antanai, čia tiesa ar melas? Jis nemokino Manot, kad tai yra tiesa ar melas? Buvo gražulis spinto. Palauk, tai melas, tai jis mokino. Taigi triuką mokysiu. Bet nesigavo. Tai nesvarbu, bet ar mokino. Manot, kad tai yra tiesa, ar ne? Tiesa. Antanai, atsiprašau labai, aš tiesiog turės paprašyti. Eilinį kartą manęs neklausai, nu tai ką man? Ne, bet ar atsimeni klausimą? Daktarė mane ignoruoja sekantis. Antano Skislekas mano, kad tai yra tiesa. Man tai vis dar? Tai yra melas. Tai yra melas! Ir šiandien yra viskas. Ačiū labai mūsų dalyviams. Žinoma. Dar šiek tiek. Aš noriu viešai atsiprašyti Antaną, kad netikėjau jo. Juokingiausia, kad aš tikrai... nupistau tuos pinigus. Aš tik pasakysiu prieš kameras, kas labai svarbu, kad nebūtų nesupratimų. Aš tikrai dalyvau kažkada Auksinės lagūnos ir dariau ten už prieš alkoholį, buvo tai daug vyno butelių išbūriau. Bet kad buvo kažkokie pinigai ir Antanas juos nukniso, aš tikrai nieko bendro neturiu su jais. Jis visiškai kitą pusę pradėjo žaisti. Gal jis... Aš gi auksinius svogūnus kiekvienais metais beveik dalyvauju. O jeigu nedainuodamas, tai tada garsiai plodamas. Emilis apie svogūnus žino šiaip daug. Jo, aš dalyvauju irgi svogūnuose. Gerai. Bet ne auksinius. Ir Merūnas taip Intraveniniai svogūnai. Tikiuosi, kad ši laida nepavirs į auksinius svogūnus. Noriu padėkoti, kad žiūrėjote ir ačiū Jums labai visiems. Dėkui.